Tai ką, mėlyjeji, be galo džiugu, kad vėl susitikom, kaip ir kiekvieną mėnesį. Ir mūsų klubas, mūsų dešiniosios politinės minties klubas, jis gvildena įvairias įdomias ir aktualias temas, kurios aktualios mūsų visuomeniai, mūsų valstybei. Šių diskusijų metu mes bandom tiek suprasti, tiek įsigilinti, tiek sužinoti dalykų, kurie mums yra kaip piliečiams svarbus. Galų gale perduoti tam tikrą žinią, perduoti tam tikrą informaciją kitiem žmonėm, kitom kartom ir panašiai, kad turėti tą išliekamąją vertę tos politinės minties. Ir šiandien be galo džiugu pranešti, kad mes turime tikrai garbų ir ilgai lauktą svečią. Tikrai praėjo nemažai laiko, vis ruošiausi pakviesti, nes iš tiesų, sveiki, prisijunkit, viskas galbūt prasidėjo, sakykime, man bent jau asmeniškai, sakykime, su ta tema, kurią mes kalbėsim ir plačiau, tai būtent nuo knygos. Tai yra iš tiesų puikia knyga, vadinasi Apie Respubliką iš archyvų ir Rambonų. Tai mūsų svečias daktaras Darius Kuolys, kuris yra ir šios knygos autorius, be viso ko, tikrai puikiai žinot, tikrai turiningą svečio biografiją, tikrai būta ir politinių pozicijų, buvote ministru, buvote patarėjų prezidento, taip pat vadovaujate įvairiems institutam ir mokslo, įvairių pilietinių ir visuomeninių ir esat daug iš tiesų publikacijų autorius. Tai be galo džiugu jūs šiandien pakalbinti ir kalbėsim mes apie švietimą, kuri, ko gero, yra tema mums šiai dienai viena opiausių. Vis linksniuojame apie tai, kad švietimas yra arba nepakankamos kokybės, arba stokoja tam tikrų tikslų ir vizijų. Mes jį vis taisome, remontuojame, lopome ir galų gale ne iki galo žinome, ką norime iš jo gauti. Bet gerbiamas svečias ir tiek savo tekstuose, tiek, sakykime, tuo laiku, kada jūs buvot ministru, buvo rengiama ta tautinio švietimo koncepcija, kuri siekia tam tikrus tikslus labai aiškiai nubrėžti tam tikrą būsimą kokybę, būsimą kryptį, kur švietimas turėtų eiti ir koks turėtų būti jo tas rezultatas plačiaja prasme. Tai ir mūsų tema šiandien yra lietuvių tauta ir jos ugdymas, neišmoktos Stasio Šalkauskio ir Meilės Lukšienės pamokos. Dar tik trumpai paminėsiu, kad abu asmenys, Stasys Šalkauskis ir Meilė Lukšienė, tai yra ko gero garsiausi vardai, bene garsiausi vardai, kalbant apie mūsų švietimo mintį. Stasys Šalkauskis tarpukariu veikė ir rašė, ir jo mintis ir jo tam tikrą palikimą perėmė Meilė Lukšienė, kuri iki, sakykime, šių laikų ir atgavus nepriklausomybę siekė tas mintis paversti pokyčiais švietime. Tai pradėsiu galbūt iš karto nuo klausimo, kaip vis dėlto, kas mes esame kaip tauta, sakykime, jūs knygoje rašote įvairiais kampais, įvairiais pjūviais, tai analizuojate, kaip tai matė Šalkauskis, kaip tai matė Lukšienė, kaip matote jūs, sakykime, nuo ko mes turėtumėm atsispirti, ugdydami tos ateities piliečius.
Ačiū gerbiamas Linai, ačiū už kvietimą pirmiausiai garbėjai auditorijai, ačiū Linai ir už klausimus ir už čia visą moderavimą. Tas klausimas labai fundamentalus, labai sunkus, aš tikrai neturiu tokio aiškaus atsakymo į jį, aš galiu pasakyti, kaip svarstė, kaip samprotavo Stasys Šalkauskis su Meile Lukšiene. Jie buvo labai skirtingi žmonės, iš tikrųjų Stasys Šalkauskis katalikas, ir toks nuoseklus katalikas, bet sykiu ir tomistas, ir aristotelininkas, ir yra 20-ojo amžiaus pačios pradžios visų krizių, visos Europos saulėlydžio patirčių žmogus, pats išgyvenęs ir gilias depresijas, ir ieškojęs išeities, ir sykiu, siūlęs labai ambicingą projektą lietuvių visuomeniai prieš Antrąjį pasaulinį karą. Meilė Lukšienė socialdemokratė, kairioji intelektualė pagal įsitikinimus ir sykiu taip pat remdamasi ir savo patirtim, ir asmeninę patirtim, ir sykiu jinai buvo kultūros istorikė, tyrinėjusi ir pedagoginę mintį, ir Lietuvos mokyklos istoriją 18 amžiui, 19 amžiui. Ji jau Sąjūdžio priešaušrį siūlė gana ambicingą programą irgi Lietuvos visuomeniai. Tai va štai tuos žmonės turbūt jungtų ir individualizmas, asmens vertės pabrėžimas, tai kad asmuo negali būti niekam aukojamas. Ir Stasys Šalkauskis kaip katalikas tą pripažino, nuoseklus krikščionis, ir socialdemokratė Meilė Lukšienė. Kitas dalykas, tautos pasaulis asmeniui, individui yra egzistenciškai svarbus. Šita nuostata juos irgi abudu jungia. Ir abudu jungia tam tikras universalizmas, visuotinumas. Stasys Šalkauskis kaip krikščionis mąstytojas, jam tautos pasaulis negalėjo būti iškeltas virš universalių principų, virš moralės, virš tiesos. Ir lygiai taip pat Meilė Lukšienei tas pats atrodė, kad tautos pasaulis nėra tas absoliutus, dėl kurio tu gali aukoti visas vertybės arba gali elgtis makiaveliškai, ar ne vien. Galimas valenrodizmas, taip, pavergta tauta turi gintis ir priešintis įvairiom formom, bet yra tam tikrai kilnesni dalykai, kurių negalima vienu nacionalizmu apibrėžti, ar ne? Tauta svarbi, bet nėra tauta dievas, negali pakeisti dievo. Tai vat juos abu toks galvojimas jungia. Dabar su Stasiu Šalkauskiu bendravau tik neakivaizdžiai, jis studijuodamas, atrasdamas studijų laikais ir iš tikrųjų, man atrodė, labai svarbus autorius ir iki šiol išliekantis. O su Meile Lukšiene teko daug ginčytis, daug diskutuoti ir net ginčytis tokiais labai fundamentaliais klausimais ir dėl krikščionybės, ir dėl, pavyzdžiui, santykių, lietuvių-lenkų santykių ir daugybė kitų dalykų. Ir tie ginčiai kartais labai išskirdavo, paskui išsibučiuodavom ir eidavom toliau. Tai vat, tos patirtis yra unikalios, bet aš šiandien matau, kad ir vienas, ir kitas tampa šiandien labai aktualūs. Ir mūsų krizinė ta padėtis, ir visuomenės, kultūrinės krizinė padėtis, ir švietimo krizė yra dėl daugelio pamokų praradimo, tiesiog nesugebėjimo įsiklausyti, girdėti, kas būtų, man atrodo, labai svarbu. Tai supratimas, kad švietimas yra ar visuomenės, vartosim savoką, ar tautos, politinės bendruomenės esminis savikūros būdas. Laisva politinė bendrija, laisva tauta, ji neturi kito savikūros būdo kaip švietimas. Nieko patikimesnio nėra. Į tai beje yra atkreipęs dėmesį Algirdas Julius Greimas. Jis rašė tokį projektą prezidentui Landsbergiui dar 91 metais. Teko dar jį dalinti ir mūsų ministrams pirmojoje vyriausybei, kur atkreipė dėmesį Landsbergis sakydamas, kad pirmiausiai švietimas. Jeigu mes nesusitvarkom švietimo, kito tokio būdo mes neturim. Tai vat abudu ir Šalkauskis, ir Lukšienė akcentavo šitai, kad į švietimą
ir intelektualai, inteligentija, ir politika, ir verslas turi sutelkti esminį dėmesį, nes tai yra mūsų savikūros, mūsų ateities būdas. Ir tai yra ne tik pavienio individo, ar ne, gyvenimo tam tikras laivas, tam tikras plaustas, bet tai yra ir bendruomenės. Va štai, kas šiandien iškrinta iš mūsų švietimo visų svarstymų, iškrinta visuomenė, pati visuomenė, iškrinta tauta. Mes kalbam apie tai, kaip suteikti paslaugas ar kaip suteikti, kad ir gerą išsilavinimą, kokybišką išsilavinimą vienam ar kitam asmeniui. Tai yra labai svarbu. Bet kokia bus visuomenė, kaip mūsų švietimo sistema, kokią visuomenę ugdo. Ar ta visuomenė bus solidari, ar ta visuomenė sugebės savo ateitį projektuoti, ar ji įveiks tam tikras istorinės ydas. Va štai, kas dar sieja Šalkauskį su Lukšiene, tai supratimas, kad ta tautinė bendruomenė, jos tikrovė neabejojo nei vienas, nei kitas. Kad ta tautinė bendruomenė, ji turi save kurti, negali gyventi tik savisaugą remdamasi. Net ir nelaisvės sąlygomis ji turi vis dėlto užsiimti savęs tobulinimu, savęs ugdymu. Ir tai yra esminis uždavinys. Tu negali sakyti, nu va, mes nevykėliai, mes lūzeriai, nuleisti rankas ir dejuoti. Tai nėra garbingas elgesys ir tai nėra istorinės tautos vertas elgesys. Jie formulavo uždavinius. Ugdymo uždavinius, tautos ugdymo uždavinius. Ir Stasio Šalkauskio, čia aš Lino paprašytas ir tą temą pasiūliau, Stasio Šalkauskio tą garsioji knyga Lietuvių tauta ir jos ugdymas, kurią skaitė tuo metu intelektualai. Vincas Mykolaitis Putinas susibraukęs ją turėjo šitą knygą su pastabom, šauktukais, klaustukais ir taip toliau. Tai buvo iš tikrųjų knyga, kuri labai veikia, straipsnių rinkinys, kuri pirmiausiai pripažįsta tautos tikrovę. Šiandien mes po politologų tekstų teigiam, kad tauta yra įsivaizduojama bendruomenė, ar ne? Ir mūsų politologai tas PMI tuo įsitikinę. Ir dar taip pat mes pasidavę esam tiem visiems diskursam, kurie vis tiek pokolonijinė visuomenė veikia labai stipriai. Vakarietiški diskursai, kur mes juos priimam be polemikos, be diskusijų ir taip toliau. Pati tautos savoka nėra košerinė, ar ne? Ir geriau venkim tos savokos. Ir šitaip, jeigu dabar pasižiūrėtume, vengdami tautos savokos, mes tiesiog nepripažįstam didelės dalies tikrovės. Mes ją eliminuojam iš savo mąstymo lauko, iš jaunimo mąstymo lauko ir mėginam tą tikrovę ignoruoti. Mes galim ginčytis su politologais, nacionalizmo teoretikais, pavyzdžiui, nebūtinai tauta yra sukonstruota, tam tikras konstruktas 18 pabaigos, 19 amžiaus, ar ne, kad tai tik įsivaizduojama bendruomenė. Galim jiem pritart, galim nepritart, bet tai vis tiek bendruomenė, ar ne, kad ir įsivaizduojama. Vis tiek jinai egzistavo, jinai buvo. Atsirado tautinės valstybės, subirėjo imperijos, buvo Herderis, kuris įkvėpė galingus ir labai pažangius, emancipuotus, laisvinančius nacionalizmus, kurie ir individą kėlė, ir tautą kėlė. Galime su jais ginčytis ir sakyti, kad tauta yra ir praeities tikrovė. Rimti istorikai, medievistai, visi rimti istorikai sako, čia politologai neišmano istorijos, dėl to jie gali leisti savo šitaip fantazuoti apie įsivaizduojamas bendruomenės. Kad nacionalizmai egzistavo ir viduramžiais buvo, pavyzdžiui, Lenkai keikė vokiškai kalbančius miestiečius, kad ėda lenkišką duoną, o lenkiškai kalbėti neišmoksta Krokuvos vokiečiai ir taip toliau. Tos trintis egzistavo visą laiką ir visą laiką etnosai buvo. Tai vat čia dabar mes net mokyklinėse programuose nebekalbam apie tautą. Kaip tu gali išaiškinti Lietuvos istoriją, jeigu nėra tautos sąvokos? Jeigu tu aiškini čia naujosios programos, jeigu tu aiškini vaikam apie ideologijas 19 amžiaus pagrindinės, kalbė apie liberalizmą, konservatizmą, socialdemokratiją ir ignoruoji nacionalizmą. Nacionalizmas net nepaminėtas, kuris mums padėjo lietuviams atsigauti, ar ne, tapti modernę tautą. Mes net neminim tos ideologijos, kuri mums buvo svarbiausia. Mes tarp savokų nusakom, kad reikia sužinoti lietuvių vaikam,
kas buvo rusėnai, kas buvo litvakai. Lietuvio savokos nėra. Tai palaukim, tai vis tiek tas mūsų jaunuolis mokykloje turi susiorientuoti. Mes kuriam ateities vizijas, Lietuva 2050. Sakom, ten reikės integruoti imigrantus, tautinės mažumas ir nedrįstam pasakyti į kur. Jeigu skaitai tą tekstą, sieksim integracijos. Į ką integruosim? Nepasakom, aš tada skaitydamas projektus sakau, nu, palaukit, apibrieškim į ką. Ar į Lietuvos politinę bendruomenę, Lietuvos kultūrą. Nėra šito. Nėra. Mes bijom net pasakyti, kas mes esam ir kuo mes norim būti, kad mes norim išlikti. Kad mes norim išlikti su savo kultūra, su savo tapatybė. Nebūtinai barbarais mes norim būti, ar ne, bet norim būti civilizuoti žmonės ar civilizuotų tautų. Tai va, šiuo atžvilgiu aš ir sakyčiau, kad Lukšienė ir Šalkauskis sugrąžintų mūsų tikrovę. Sugrąžintų mūsų tikrovę, kad yra bendruomenė, tegu ir patižusi, tegu ir nelabai sąmoninga, daug ko bijanti, su visais pokolonijiniais kompleksais, nelabai tikinti, kad jį galinti prasme generuoti čia Lietuvoje, Vilniuje, galvoja, kad kažkas atneš tą gyvenimo prasme mums iš šalies, bet vis dėlto yra ta bendruomenė. Ir ta bendruomenė nėra laisva nuo istorinės atsakomybės savo gyvenimą kurtis, nes ateis vaikaičiai po 50 metų ir paklaus, ką jūs čia veikėt, ką jūs čia darėt, kodėl mūsų nebeliko, ar ne, arba kodėl mes kalbam angliškai, o lietuviškai nebesuprantam nieko. Arba kodėl čia Vilniuje dauguma yra rusakalbių. Paklaus, jie turės teisę šito paklausti. Mes sakysim, nu taip išėjo, taip nutiko, ar ne, pabels į grabą, mes iš grabo atsiliepsim, nudovanokit, taip nutiko, tokia istorija, ar ne, bet mes toje istorijoje nedalyvaujam. Čia irgi labai įdomus dalykas. Mes niekur istorijoje neapsibrėžiam patys lietuvių tautos kaip istorijos subjekto. Mes atsisakom savo tekstuose subjektiškumo, dėl ko grūmėmės visą laiką istorijoje. Ir viduramžiais, ir moderniaisiais laikais mes grūmėmės dėl to, kad būtume veikėjai istorijoje, kad istorija nuo mūsų priklausytų. O savo vaikams šito jausmo tiesiog atsisakom perteikti šitą jausmą. Tai atsiprašau, kad taip ilgai. Puiku. Tai kitas klausimas būtų apie laisvės ir laisvo žmogaus galbūt savoką, nes ir knygoje jūs dažnai minite, ir pati Meilė Lukšienė akcentuodavo, kad reikia išugdyti laisvą žmogų, laisvą pilietį, kad mokykla turėtų būti ta vieta, ta erdvė, kurioje žmogus, mokinys išmoksta tą savo laisvę išreikšti, eksploatuoti savotiškai, paversti tam tikrai savo darbo ir talentų produktais. Tai kaip jūs matot šitam kontekste šios dienos, ta prasme, ar mes tos laisvės pakankamai mokom, ar tai yra kažkoks vakumas, gal pamiršomės apie tą laisvę pilietinę su ta gilia istorinė dimensija? Irgi labai fundamentalus klausimas, čia paskaitos vertas, rimtos paskaitos klausimas. Vyresnieji prisimenat, kolegė tikrai prisimena Sąjūdžio suvažiavimą ir labai nedaug kalbų buvo nuplota tuo metu Sąjūdžio suvažiavime. Meilės Lukšienės kalba buvo beveik jau tiesiog publika jau pradėjo taip kažkaip bruzdėti ir nebelabai klausyti, nes tai buvo gana konceptuali kalba ir ji nebuvo tokia džiugi. Ji buvo prieš plauką glostanti. Atsistojo Meilė Lukšienė ir sako, gerai, mes jau einam į laisvę, bet mūsų viduje dar vergas. Ir jeigu mes to vergo neišguisim, užteks tik tai, kas nors koja tvirčiau tryptels, tvirčiau kumščiu į stalą trenks ir mes vėl gyvensim vergo gyvenimą. Mes turim sugebėti iš savęs išguiti vergą, o vergo gyvenimas kuo jis pasireiškia. Nuolankumu stipresniam, panieka silpnesniam ir tie santykiai, kurie susiklostė sovietmečiu, jie išlieka, mes niekur nuo jų nepabėgom. Tai Lukšienės buvo tas, kad rūpinkime švietimu ir rūpinkimės būtent išguiti vergą iš savo gyvenimo, iš savo vidaus ir tapti iš tikrųjų viduje laisvi.
Tai tas skambėjo tuo metu tokiu disonansu, nes visi džiaugiasi laisvę, visi kalba apie tai, kiek mes jau pasiekėm ir kad toliau einam, žygiuojam į laisvę. Ir čia atsistoja pagyvenusi moteris ir sako, palaukit. Bet lygiai tą patį sakė Stasys Šalkauskis, kad servilizmas, vergiškumas yra istorijos įdiegtas dalykas tų nelaisvės metų, ypač XIX amžiaus, ir lietuviai turi galvot, kokį jie istorinį palikimą gavo ir su tom įdom grumtis, nes viskas yra laisvo žmogaus rankose. Ir dar buvo Šalkauskio labai rimtas įspėjimas, kad palaukit, su tuo vergiškumu turi grumtis visa visuomenė ir politinė valdžia, ir dėl to jis labai kritiškai žiūrėjo į Smetonos režimą, kad būtent servilizmą įtvirtina. Ir veidmainystę, ir pataikavimą, ir mokytojų prisitaikymą prie konjunktūros. Ir jo laiškai Smetonai yra unikalus dalykas mūsų kultūros, tiesiog paradigminiai tekstai, kai jis rašo savo kolegai, abudu dėstytojauja, abudu filosofiją dėsto Vytauto Didžiojo universitete, ir savo kolegai rašo, kad palauk, šitas režimas nėra geras, žiūrėkit, nelaisvas mokytojas neužaugins laisvų mokinių, jis turi rodyti laisvo žmogaus pavyzdį, jūs jam neleidžiat laisvai reikštis, sakyti tai, ką jis galvoja ir visa kita. Lukšienė lygiai taip pat, tas prisitaikymas prie konjunktūros, nesavarankiškas žmogus, jai atrodė rimta problema ir mokykla būtent turi būti laisvės mokykla. Ir dabar tas laisvės gilesnis supratimas, mano supratimu, labai reikalingas šiandien. Ir laisvės kaip iššūkio supratimas. Dirbau prezidentūroje ir tada buvo mėginama atnaujint programas ir įrašiau, tada diskutavom irgi, mano bičiulis Kornelijus Platelis buvo švietimo ministras ir ten su komandom sėdėdavom ir Vaiva Vebraitė, pulkininko Vėbros dukra, viceministrė, ir tiesiog jau projektavom, kad reikia naujo etapo, pasinaudokim, kad yra Valdas Adamkus ir Tėvynės sąjunga, dar jų vyriausybė, dėkim naujus pagrindus naujam švietimo etapui, ir kaip rimtą tokį iššūkį įrašiau į dokumentą laisvės iššūkį. Ir tada ėjo tas dokumentas jau per ministerijas kitur, ten per mokslininkus derinti, ir tas laisvės iššūkis buvo išbrauktas. Kaip gali būti laisvės iššūkis? Laisvė tai yra tokia gerybė, tokia dovana, kurią turim, koks čia iššūkis. Ir mėginau aiškinti, bet likau nesuprastas. Tai ir Šalkauskiui, ir Lukšienė atrodė, kad laisvė yra iššūkis. Kaip ir Žanui Žakui Ruso. Laisvė yra iššūkis taip pat kaip ir klasikiniam kultūriniam liberalui, Vytautui Kavoliui irgi atrodė, kad laisvė yra iššūkis, nes tu turi laisvę įprasminti. Jeigu tu jos neįprasmini savo pasirinkimais, savo apsisprendimais, tu nevertas laisvės. Kam žmogui, kuris nėra kūrybingas, Šalkauskis sakė, arba nėra sąžiningas, kam jam laisvė, ar ne? Tai tas toks, ar tu gali įprasminti laisvę, tada turėk laisvę. Jeigu tu negali įprasminti laisvės, tai ta laisvė vis tiek užges. Ir šitas rengimas žmonių pajėgių laisvei ir Šalkauskio, ir Lukšienės buvo vienas iš tokių didžiausių imperatyvų. Ir čia tas klasikinio liberalizmo. Artes liberalės, ar ne, tie kaip Seneka aiškino, kodėl kai kurie mokslai yra laisvieji. Dėl to, kad jie verti laisvo žmogaus. Laisvas žmogus turi užsiiminėti tam tikrais mokslais, kad jis suvoktų, kas yra laisvė, išmoktų branginti, išmoktų dėl laisvės aukotis ir taip toliau. Tai tie mokslai yra reikalingi ir mokykla turi padėti žmogui tapti vertam laisvės. Tai šitas supratimas, mano galva, šiandien užmirštas. Ta laisvė tokia savaiminis dalykas, ar ne? Bet kad laisvė reikia ir stiprybės, ir laisvė tai susijusi su savarankiškumu. Džono Milio tas įspėjimas apie laisvę, tas traktatas XIX amžiaus vidury, klasikinis. Mes jo nesam perskaitę lietuviai iki galo. Ten Džonas Milis sako, gerai, tironija naikina mūsų laisvę, tiesiogiai naikina tironiją, bet visuomenės nuomonės spaudimas taip pat naikina ir net baisiau, nes visuomenės nuomonės spaudimas naikina mūsų sielos laisvę. Mes prisitaikom prie visuomenės opinijos, nedrįstam prieštarauti, nedrįstam savarankiškai mąstyti, mes perimam minios nuomonę, minios mąstymo būdą. Ir visa švietimo sistema mus mėgina padaryti
būtent miniažmogiais, prisitaikyti prie vyraujančios opinijos, prie vyraujančios nuomonės. Ir to pavergiančios visuomenės nuomonės mes nejaučiam. O tai gali būti dar didesnė vergystė negu totalitarinis ar autoritarinis režimas ir taip toliau. Tai vat tas Milio įspėjimas irgi išlieka labai svarbus. Apie jį vienaip ar kitaip ir Šalkauskis ir Lukšienė kitais žodžiais jie kalba. Tai va tas vidinės laisvės, atsparumo prievartai, gebėjimas ginti savo įsitikinimus, savo nuomonę, šitą yra labai svarbu. Ir čia žiūrėkit, ir Šalkauskis, ir Lukšienė sutarė dėl vieno dalyko, kad mokykla jinai turi padėti žmogui įgyti stiprų moralinį stuburą. Na, auginti savarankišką su savo nuomonė, bet taip pat Šalkauskis kalbėjo apie tai, kad humanistinis ugdymas yra esminis. Ir pirmiausiai jaunas žmogus turi išmokti matyti kiekviename kitame žmoguje žmogų. Ne politinio oponentą, ne priešą, bet pirmiausiai žmogų. Ir gerbtiną žmogų. Ir dėl to Šalkauskis kiek galėjo priešinosi partizacijai, partizavimui, supolitinimu jaunimo. Jis matė, kas darosi, tautininkai tuo metu ėjo į jaunimą labai stipriai. Jis pats auklėjo savo studentus nuo nacionalistinių išpolių ten prieš žydų parduotuvės, naktimis eidavo jo studentai langų daužyti, suprasdavo, kas juos daužo ir susikvietęs iš karto sakydavo, kad tai baisu ir jis kalbėjo, kad pagrindinis ir jo uždavinys sustabdyti lietuvių jaunimą, apsaugoti nuo zoologinio nacionalizmo, kurį Europa patiria dabar. Ir dėl to turim jaunas sielas apsaugot nuo brutalios propagandos, kuri dėl tų sielų kaunasi. Ir jo buvo uždavinys, kad taip, jaunimas turi eiti politiką. Politika labai svarbi, kilni politika turi būti, bet jaunimas tam turi užaugti. Ir Lukšienė lygiai taip pat, aš iš jo sužinojau šitą, kad neskubėkim partizuoti, neskubėkim įsileisti, militarizuoti mokyklos. Tuo metu buvo, kad visi tarybiniai karininkai gali sueiti ir toliau mokyti karinio rengimo, tik dabar lietuviškai. O aš prisiminę savo karinio rengimo pamokas tarybiniai mokyklai, sakiau, nieko baisiau būti negali, jeigu mes sugrąžinsim dabar tuos karininkus visus, nes naujų neturim, mokyt karinio rengimo, geriau tegu būna pauzė, nereikia ir taip toliau. Tai vat Lukšienė čia buvo labai nuosekli, negalim partizuoti. Bet kas jai atrodė labai svarbu, meilė neįmanoma be bičiulystės, be draugystės. Ir Lukšienė į savo programas, į tas kepures, kurias kartu rašėm, kūrėm, mokyklų įvadus per bendrųjų programų įrašius yra Arvydo Šliogerio frazė. Meilės laukas, kad jau sąmoningas žmogus, laisvas žmogus, jis turi sugebėti aplink save kurti meilės lauką, kuris reikalingas laisvė išsaugot. Na, solidarumo ryšiai, bendrystės ryšiai, piliečių tarpusavio meilės ryšiai, apie kuriuos antika kalbėjo ir Platonas, ir Aristotelis, Ciceronas, kad be draugystės negali būti respublikos. Ar ne? Platonas sakė, kad dėl to respublikos negali būti ir be vyno, nes žmonės turi vyną gerdami susidraugauti. Tai vat, čia tas pats Lukšienės irgi, kad turime mes jaunimą mokyti, kad jie turi bičiuliautis, draugauti. Šalkauskis tą patį kalba. Šalkauskis kalba, kad universiteto misija išmokyti akademinės draugystės, bičiulystės, ne konkurencijos, o draugystės, kad ta turi akademinė bendruomenė būti sujungta bičiulystės, draugystės ryšiais. Ir jeigu mes šiandien nematom aukštųjų mokyklų, kurios būtent puoselėtų draugystės ryšius, vadinasi, nėra taip. Tai nėra mažoji respublika, kuri veiktų ir duotų pagrindus didžiajai respublikai. Tai va, laisvė, vidinė laisvė, savarankiškumas, subrendimas laisvėj, laisvės naštos sugebėjimas ją pakelt ir solidarumas, dar draugystė, piliečių tarpusavio meilė, tas meilės laukas, kuris reikalingas, kad laisvė būtų išsaugota. Čia beje yra labai gražus Filomatų toks įspėjimas vieno iš Filomatų, Adomo Mickevičiaus bičiulių. Dėl ko mes puoselėjam draugystę, dėl ko mes kuriam jaunimo organizacijas caro imperijoje ir puoselėdami draugystę. Dėl to, kad kitaip despotija mus įveiks. Tironija stengiasi paversti mus pavieniais individais ir šitaip mes suniekšėsim pavieniai. O draugystė leidžia mums išsaugoti kilnumą, laisvės siekį
ir leidžia nesuniekšėti net despotijoje gyvenant. Dėl to mes turim tą draugystę puoselėti, tai yra irgi tam tikra mažoji respublika nelaisvės sąlygomis, ar ne? Mes sugebam edukuotis, lavintis ir bendrauti draugiškai vieni su kitais, sugyventi, ar net kurdami tam tikrą provaizdį, respublikos provaizdį. Atsiprašau, kad irgi ilgai. Galima klausytis ir klausytis. Tai dabar norėčiau šiek tiek užvesti galbūt ant tokios temos, sakykime, mokytojo ir mokinio santykiai, galbūt tas, prieš kurį laiką buvo kurtos įvairios vizijos, strategijos, idėjos, kaip mokytojo profesiją paversti vėl prestižinę ir panašiai. Kas iš tiesų pasikeitė? Ar tai yra kažkoks technologinio virsmo įtakotas procesas, ar kas, kad mokytojas tapo tarsi ugdymo švietimo paslaugos suteikėjų, tarkime, iš tokio lyderio visuomenėje, lyderio kažkokioje bendruomenėje, kur gerbdavo mokiniai, dabar tai tampa kažkokiu tarsi paslaugos suteikėjų, kurį galima ir užginčyti, ir sukritikuoti, ir apskūsti, ir panašiai, kaip sakant, kokia čia įvyko slinktis ir kiek ji yra susijusi, sakykime, su ta tokia prasta švietimo situacija, taipogi ir šiandien. Tiesiogiai, matot, mokytojo situacija nebuvo gera ir toj prieškario Lietuvoje, bet daug kur rėmėsi tokių pasiaukojimų. Va tas senas mokytojo idealas, besiaukojančio, ir mes turėjom tradiciją, labai stiprią respublikonišką tradiciją. Mūsų intelektualai 16 amžiuje, kai atradau, pats nustebau, ten iš lenkų kalbos versti, iš lotynų į lenkų leisti publikuoti toks Andžejus Fričas Modževskis, kuris iškelia mokyklą ir mokytoją kaip svarbiausią luomą respublikoje. Jeigu nebus laisvų mokytojų, respublika žlugs. Laisvas mokytojas turi būti toli nuo dvaro, toli nuo rūmų ir sugebėti galingiesiems sakyti tiesą, kai jie nuo tiesos nutolsta. Tiesiog toks respublikos saugotojas, toks vaizdinys 16 amžiuje, ir nustebau, Česlovas Milošas Gimtojoj Europoje sako, ta Friča Modževskį lietuviai išsiverčia, lenkų intelektualas, nelabai pripažintas Lenkijoje, buvo lotyniškai rašęs, lietuviai išsileidžia jį lenkiškai, kad visi galėtų suprast 16 amžiui, 18 amžiui dar persipsaudina kartą, kad va štai apšvietos laikais mes turim iš jo mokytis. Ir Česlovas Milošas rašo Gimtojoje Europoje, na štai mes skaitom Žygimanto Augusto gimnazijoje, čia netolies visai, skaitome Fričių Modževskį, ar ne? O ten esminis dalykas - laisva mokykla kaip respublikos pagrindas ir drąsus laisvas mokytojas, kuris drįsta kritikuoti galią turinčius dėl respublikos labo, ar ne? Tai vat štai mes turim labai senas tradicijas ir pasižiūrėkim mūsų mokytojai, 1905, man atrodo, Vilniaus didžiojo Seimo metais atsiranda pirmasis mokytojų susivienijimas lietuvių, kur paskui mokytojų sąjunga iš jo kyla, jie susirenka Vilniuje, suvažiuoja čia grupelė žmonių, inteligentų. Ką jie daro? Mokykla savarankiška, mokykla lietuviška ir reikalauja Lietuvai Seimo, autonomijos su Seimu Vilniuje. Mokytojai, kurie masto politiškai, ar ne, jie mokytojai, bet jie kuria respubliką. Ir šita tradicija iš tikrųjų labai svarbi buvo, nors prieš Smetonos režimo metais truputėlį silpo ir Šilkauskis dėl to išgyveno, bet ji buvo. Okupacijos metais silpnėjo. Ir Lukšienės paskutiniai tekstai yra labai pesimistiški. Būtent jinai nusivylusi mokytojais. Kad mokytojai pasiduoda, mokytojai siauresnių akiračių, mokytojai neturi ambicijų, į mokyklą neateina patys geriausi. Čia va ir Fričio Modževskio buvo ta nuostata, kad luomas turi būti gerbtiniausias, bet tas luomas turi būtent sutraukti geriausius, pajėgiausius, kad tauta turi būti suinteresuota, kad jos vaikai būtų mokomi geriausių savo žmonių. Talentingiausių savo žmonių, jie mokytų mūsų vaikus. Tai vat šitą nuostatą mes kažkada nepriklausomybės pradžioje irgi. Paskui kas, visi, tuo metu dar beje, su Juozu Oleku buvom kolegos, jis buvo sveikatos apsaugos ministras, aš švietimo.
Ir mums sugebėjom abudu iš Gedimino Landsbergio, Gedimino Vagnoriaus premjero išsireikalauti, kad medikam ir mokytojam būtų pakelti gerokai atlyginimai. Ir tuo metu buvo, paskui viską infliacija suėdė. Bet tuo metu mums atrodė labai svarbu, kad ta inteligentija, lietuvių inteligentija, intelektualai gautų deramą atlyginimą. Tai vat čia atlyginimas ne viskas. Išsilavinimas labai svarbu. Ir buvo galvota, čia naikinant ir pedagoginį institutą, ar ne, kad bus su universitetiniu išsilavinimu mūsų mokytojai. Dabar, kai pasižiūrė tas reformas, jeigu padarytume tyrimą, nė velnio mums nepavyko. Suomiai labai daug dėmesio skiria mokytojam, mokytojų savarankiškumui, mokytojų asmenybės. Be asmenybių mes neturėsim jaunų asmenybių. Tai, kad turėtų būti universitetinio rimto išsilavinimo žmogus laisvas savarankiškas ir jam galima patikėti gimnazistus, šitos nuostatos mes šiandien nesilaikom. Mes supaprastinam ugdymo dalykus, vaikus priėmėm į universitetus, tapt mokytojais, bet jiems supaprastinam dalykus, supaprastinam kursus ir tai yra gėdinga. Niekad rengiamas mokytojas sovietmečių negaudavo supaprastinto kurso už tą, kuris eis į redakciją ar kur nors kitur dirbti. Dabar mes nesigėdėjom sakyti, kad mokytojui duosim supaprastintą kursą universitetuose. Tai vat mokytojauja studentai. Ir prestižinėse laikomose privačiose mokyklose jos perka studentų paslaugas ir iš esmės apgaudinėja tėvus, ar ne? Studentai nebaigia net bakalauro, neįgyja vardų, jie dirba garsiose prestižinėse mokyklose. Tai vat šiuo atveju kas būtų reikalinga? Pagarba, apskritai mes labai pagarbos asmeniui stokojam. Mes žiūri mūsų politikai, žiūri mūsų imidžmeikeriai, žiūri mūsų žiniasklaida, žiūri į žmogų kaip į manipuliuotiną padarą, ar ne? Jeigu pakalbėtume mes net dabar tose kovose dėl laisvo žodžio, ar ne, jeigu pradedi skaityti atidžiau straipsnius, kad ir jaunųjų filosofų, kurie filosofais prisistato, jie aiškina, kad tiesiog pareiga yra išaiškinti, kaip žmogus turi gyventi, ar ne? Žurnalisto pareiga nešti gėrį, aiškinant, kaip jis turi gyventi. Indoktrinuot, ar ne? Indoktrinuot. Jeigu koks kunigas nesilaiko mano nuomonės, aš tam kunigui paaiškinsiu, kas yra Dievas ir koks kunigas Doveika turi klausyti manęs, nes aš esu LRT veidas ir LRT balsas, ar ne? Ir tas kunigas turės elgtis reikiamai, ar ne? Mes jį sudrausminsim, kad jis neinterpretuotų Evangelijos savo galvą. Yra bendros taisyklės, kurias diktuoja LRT. Tai vat šiuo atveju tas požiūris į žmogų kaip į manipuliavimo objektą, jis apėmęs yra viską. Viską. Mūsų politikai taip žiūri. Verslas žiūri į politikus lygiai taip pat kaip į manipuliuojamus dalykus. Mūsų politikai į mokytojus žiūri kaip į manipuliuojamus. Mokytojai žiūri į vaikus kaip į manipuliuojamus dalykus. Tai pasižiūrėkit, idėja, kad reikia suteikti rinkimo teisę 16-mečiam, gali būti tokia, gali kilti. Austrijoje taip yra. Bet tai diskutuokim, jinai eina be jokių diskusijų. Ir pasakoma, kad tai bus rinkėjų kartos auginimas, priemonė augint priemonė, ar ne? Tas vaikas yra rinkėjas. Ne tai, kad mes jam leiskim, duokim gerą išsilavinimą, pažiūrėkim, ko jam trūksta, ar tikrai ten visuomeninių organizacijų yra. Pagaliau, jeigu taip norim ugdyti jo rinkėjo mentalitetą ir gebėjimus, padarykim renkamus mokyklų direktorius, ar ne? Bet niekas nedrįsta apie tai galvoti. Bet jeigu 16-mečiai, 14-mečiai renkasi, dalyvauja direktorių rinkimuose, pamatytumėt, kas įvyktų, ar ne? Kaip šoktų mokytojai, kad jie nesugeba, jie negali. Bet čia maždaug, imkit tos mūsų vaikus ir visa kita. Šeimos tyli. Tai leiskim vaikam pasirinkti tėvus. Kodėl ne? Globėjus. Laisviau. Tai vat šiuo atveju, čia yra vaidinama pagarba, bet iš tikrųjų tai yra nepagarba, nes mums reikia tos manipuliuojamos minios. Individas yra manipuliuojamas. Tai va čia, kai su mokytoju yra toks santykis, jis tą santykį retransliuoja. Čia kaip Lukšienės sąjūdžio suvažiavime sakė, ar ne? Tas vergo neišstūmęs žmogus, jisai nuolankiai žiūrės į kiekvieną viršininką ir su panieka žiūrės į kiekvieną, kuris yra silpnesnis už tave. Tai mes dėja iš šitų santykių neišėję. Ir tas pažemintas mokytojas, jis dar labiau žemins mokinį, ar ne? O dar tas mokinys, dar jis gali apsiskūsti, ar ne? Gali apsiskūsti, dar labiau tą mokytoją
į kampą įvaro, dar jau situacija beviltiškesnė. Tai čia pagarba mokytojui turi būti, pradėti nuo to, atkurta pagarba mokytojui, tai atsiras pagarba mokiniui, bet santykiai, tie santykiai yra dar labai sudėtingas dalykas. Mūsų pedagogika ir modernioji pedagogika yra pasidavusi Martino Buberio dialogo principui, kad dialogas yra svarbiausia, ar ne? Aš tu, tas dialogas švietime. Iš tikrųjų tai yra labai svarbus ir pagarbus santykiai, ir iš tikrųjų dialogiškumas, individo dialogiškumas, sugebėjimas matyti kitą. Bet čia labai gera esminė kritika yra Algio Mickūno, lietuvio filosofo Martinui Buberiui. Sako, kai šitą principą perėmė mokyklos ir pedagogika, užmiršo vieną labai svarbų dalyką, kad dialogas yra apie ką. Mes palaikom dialogą ir kalbamės norėdami suprast pasaulį, norėdami suprast ar literatūrą, ar fiziką, ar chemiją. Ir mes kalbam apie dalyką. Jeigu mes sakom, kad dalykas nesvarbus, mes taip tik tauškim, ar ne, ir žiūrėkim, kokie įdomus viens kitam esam. Tai yra ne pedagogika. Ne? Tai vat, šito dalyko kartais, kai mes dialogą paverčiam, mes daug labai suimituotų dalykų turim. Suimituotas kūrybiškumas, suimituotas dialogas, populiarios savokos, bet nuo esmės nutolsta. Atsiprašau, Vil. Taip, Aristotelio tradicijoje, kurią Šalkauskis perėmė, buvo akcentuojamos dorybės kaip ypatingas jų vaidmuo, svarba ugdymo procese, asmenybės formavimo procese. Jūs tai minite ir knygoje. Taipogi yra tekę skaityti amerikiečių teologo knygą Peterio Krifto, kur vadinasi Grįžti prie dorybių, kur prieš bemaž 50 mečius autorius ragino irgi amerikietišką bendruomenę, kad atsigręžti prie tų fundamentalių kriterijų, kas žmogų daro asmenybę, kas daro jį ypatingu, kas jį ugdo. Ar šiais laikais, sakykime, ar Lietuvos mokykla šiandien turi drąsos kalbėti apie charakterį, drąsą, sąžiningumą kaip ugdymo tikslus, ar visgi bijo būti apkaltinta moralizavimu, primetimu kažkokios moralės ir panašiai? Aš sakyčiau, kad mokykla moralizavimo nebijo. Jinai moralizuoja ir moralizuojama yra labai daug, bet sąžinės savokos nėra, kilnumo savokos, dignitas, kas buvo esminė tokia savoka per visą pedagogikos istoriją, auginti kilnų žmogų. Kilnus žmogus yra vertas protėvių, čia Polibijus, ar ne? Švietimo sistema turi padaryti mus vertus protėvių. Kažkur tos visos dorybės yra protėvių sukauptos. Aišku, irgi tas vaizdinys toks labai tradicinis, ar ne, konservatoriškas vaizdinys, kad protėviai dorybėm buvo apdovanoti, o mes jau sugedę. Prancūzijos revoliucija viską pakeitė, pažanga ir visa kita, bet apie dorybės mes nelinkę kalbėti, mes pakeitėm vertybėm, ar ne, tai mūsų leksikoje, bet nebeliko kilnumo savokos. Aš kada mėginau pasiūlyti vieną programą redaguodamas, bet irgi buvo išbraukta. Nors kilnumas tai yra, ką sako Donelaitis metuose apie vėžlybumą, tai yra kilnumas. Liudvikas Reiza aiškina vokiečių skaitytojui, kas yra vėžlybumas. Ir sako, kad tai bezeichnet dignitas. Reiškia tą patį, kas yra dorybė, kas yra virtus vėžlybumas. Ar ne? Mes turim slavizmą vėžlybumas, būti vėžlybam, tai reiškia būti doram. Būti doram. Ir savo tuos valstiečius ragina būti dorus. Dorybės imperatyvas, beje, tas dorybės imperatyvas yra senovės Graikijoje, senovės Romėnui, tai buvo pagrindinis ugdymo imperatyvas. Aristotelio yra tas pastebėjimas, kad būtų politėja dora, valstybė dora, turi būti dori piliečiai, kurie ją valdo. Jeigu demokratija, tai turi būti daugiau tų piliečių, jeigu monarchas, tai bent jau tas doras monarchas, bet dorybėmis grįsta yra politėja. Ir Aristotelio ta tezė, iš kur visas ugdymo svarbos suvokimas, kad dorybės paprastai yra išugdomos, ar ne, negaunama gimstant. Reikia jas ugdyti. Dėl to mokykla yra labai svarbi ir mūsų laisvė, ir mūsų politėjai. Ir čia Šalkauskio viskas, ir Lukšienės viskas, irgi iš to paties antikinio šaltinio. Ar ne? Bet dabar, kai mes vengiam kalbėti apie dorybės, apie žmogaus kilnumą, apie sąžiningumą, apie charakterį net.
Nepriklausomybės pradžioj Lukšienė skatino, žiūrėkim, mes praleidom 50 okupacijos metų, turim skaityti, suvokti, kas yra. Ji ėjo ir pirmoji pjaustė, su popieriui pjaustyti peilių skirtų, foliantus atsiųstus iš UNESCO, nes UNESCO siuntė į Vilniaus universiteto biblioteką visus dokumentus, kurios priiminėjo švietimo, kultūros klausimais, ir jinai ėjo ir prancūziškai skaitė Lukšienė visus tos dokumentus, iki jos niekas neskaitė ten tų tekstų. Jinai skaitė Prancūzijos koledžo pagrindinius programinius aktus ir visą kitą, ir skaitė vokiškai ir prancūziškai puikiausiai. Angliškai kiti skaitė. Ir tuo metu atsiverčiu norvegų programas ir man labai patiko principas, kad demokratijai reikalingas būtinas yra stiprus asmens charakteris. Ir mokykla, norvegų mokykla, turi ugdyti stiprų charakterį žmogaus. Ir mes ėmėm šitą ir įkišom į savo programas, į mokyklos tokią programų įžangą, 94-97 kartu rengiam tada su Meile Lukšienė ir Žybertu Jackūnu. Šitą sakau, žiūrėkit, čia esminis dalykas, mes po visų čia ir mūsų servilizmui priešnodis stiprus charakteris. Ir paskui išbraukta buvo po kiek laiko, jau kiti darė, jau išbraukė tuos dalykus, neliko jokio stipraus charakterio, bet labai buvo pasiūlytas rimtas dalykas ir yra charakterio lankstumas. Dabar yra charakterio lankstumas ir apie tai beje buvęs Vilniaus universiteto rektorius kalbėjo, kai jis buvo švietimo komiteto pirmininkas praėjusiam Seime, sakė, kad tai yra labai svarbi individo savybė, labai reikalinga verslui, kad jis prisitaikytų prie rinkos ir taip toliau. Tai štai žiūrėkit, kaip mes dekonstruojam individą, ar ne, mes dekonstruojam asmenybę. Mes ugdom tam tikrus bruožus, kurie reikalingi yra darbdaviui, reikalingi jo prisitaikymui, reikalingi amatui, bet nereikalingi laisvam žmogui, savarankiškam žmogui. Stiprus charakteris jau gali kelt problemų. Ir verslui, ir politikam, ir taip toliau. O lankstus charakteris, charakterio lankstumas, adaptyvumas dar yra žodis, jau jis tinka. Tai vat atsakymas būtų toks į jūsų klausimą, kad mes šiandien einam tuo individo suskaldimo keliu. Čia dar Mišelis Fuko pastebėjo, kad tas suskaldytas žmogus iš karto sulaukė ir mokslo sričių, pati humanitarika subirėjo. Psichologija, sociologija, daugybė humanitarinių sričių nagrinėja žmogų tam tikrų aspektų. Bet jau žmogaus nebėra disciplinos, kuris surinktų žmogų, matytų jį vientisą. Tai čia Lukšienės buvo pagrindinis rūpestis, dėl to buvo labai daug kalbama apie dalykų integraciją nepriklausomybės pradžioj. Kad bent tuos dalykus jungiant, mažam vaikui ir jaunuoliui paskui atsirastų integralus pasaulio ir integralus žmogaus vaizdas, kaip asmenybės, kad mes jo dalim nepristatinėtume kaip roboto sudedamo žmogaus. Tai vat šita nuostata buvo, kad bent jau tada, jeigu kalbasi geografas su istoriku, istorikas su lituanistu, kad parodytume, kad tas pasaulis susijęs yra. Ir jie mokėtų ryšius atrasti. Lukšienė turėjo labai gerą žodį, jos naujadaras, jungės, visur reikia jungių ieškoti jungių. Mes dabar tas jungės numetę esam, nebesurišam. Atskiri bruožai mūsų išryškinami, bet visumą prarandam. Šalkauskis ugdymą suprato kaip trijų institucijų - šeimos, bažnyčios ir mokyklos tokia simfonija. Ar, sakykime, šiais laikais, sakykime, dabar ta trijulė nėra suardyta, sakykime, kažką sekuliarizuojant, galbūt nustumiant į kažkokias tokias moralės paraštės, vėlgi čia išplaukia turbūt iš to praeito klausimo apie dorybės, bet tas toks galbūt perteklinis, sakyčiau, sekuliarizavimas, galbūt ar jis nėra irgi tam tikras simptomas, kada žmogus nustoja pasaulį matyti, jaunas žmogus nustoja pasaulį matyti holistiškai, kaip kažkokį ypatingą, turinti gilesnę prasme ir ar nebuvo problema, kad išnyko arba įvyko tam tikra erozija būtent šitų trijų komponentų, tarkime, šeimos dažniausiai yra užimtos karjera ir panašiai, vaikam neturi laiko, bažnyčia pastumta į paraštės, nes tai moralizavimas ir viduramžiai dideliai daliai visuomenės, o mokykla jau kaip plaukia, tai plaukia. Tai ar
šitoj konjunktūrai jūs kažkokią irgi matytumėt problemas? Nekorektiškas klausimas jūs. Dabar pulsiu atvirai atsakinėt, tapsiu šeima maršinis. Nekorektiška šiais laikais apie šeimą kalbėti. Konjunktūra neleidžia. Juokauju. Jūsų klausimas iš tikrųjų labai sudėtingas. Ir nėra paprasto atsakymo. Matotas, Šalkauskis taip, šeima, mokykla, bažnyčia. Šalkauskiui buvo. Lukšienė šiuo atveju būtų labai griežta Stasio Šalkauskio oponentė, sakydama, kad negalima bažnyčios įsileisti į mokyklą, nes jeigu tik įsileisim, bus blogai, nukentės laisvės dvasia, bus diktatas ir bus apribotas laisvo žmogaus pasaulėvaizdis. Būtent katalikiškų žvilgsnių, nes katalikai nėra net pakantus ir kitiem tikėjimam ir taip toliau. Tai rėmėsi jinai savo patirtim, savo prieškarinę patirtim ir visa kita. Ir mes su Meile Lukšienė čia labiausiai ginčijomės dėl santykių su Lenkais, nes į Vilniuje augusi buvo labai antilenkiška irgi patirčių labai skaudžių turėjo. Ir čia mes mėginom aiškintis, kad galima kurti visai kitokius santykius. Ir dėl santykių su bažnyčia buvo labai kategoriška ir tada buvo iš kitos pusės irgi labai kategoriškas požiūris dėl privalomo tikėjimo. Čia turėkim galvoj, kad privalomo tikėjimo prieškarį nebuvo, bet vis dėlto dominuojančios religijos pamokos jos buvo. Ir tėvai leisdavo, čia ta prieškario bažnyčia ar ne, kokioje gimnazijoje bepasirinksi. Taip va, Aleksandras Štromas su Vytautu Kavoliu mokiniai abudu susidraugavo, nes vienas buvo žydas katalikiškoje mokykloje, o kitas buvo liuteronų sūnus ir abudu nelankė pamokų, vaikštinėdavo ir kalbėdavosi apie knygas, du berniukai. Tai vat, čia tik taip sakau, koks tas klausimas yra sudėtingas. Ir jis labai sudėtingas buvo 90 metais, nes buvo nuostata, dar Meilė Lukšienė simpatizavo Prancūzijai, kur po revoliucijos tikrai yra pasaulietinė mokykla, labai aiškiai atskirta. Mes konstitucijai neturim atskirimo, mes turim bendradarbiavimo principą. Mūsų konstitucija nėra atskirta. Ir mes turim ir konkordatą. Tai va, šiuo atžvilgiu tada mėginau švelninti situaciją. Iš kitos buvo privalomas tikėjimas. Privalomos tikybos pamokos ir monsinjoras Alfonsas Svarinskas tuo metu to reikalavo labai stipriai. Ir įtampos buvo tokios didelės, kad vos ne fiziniais susistumdymais virsdavo, net rašytojų sąjungoje tai buvo salėje. Tada važiavau pas kardinolą Vincentą Sladkevičių, pasiprašiau audiencijos ir sakiau, kad reikia kažką daryti, nes Lietuva turi vis dėlto turėti solidarią mokyklą, kuri mus jungtų, o dabar mes dėl jos tapsim priešais. Ir pasiūliau tą variantą, kad padarykim pasirenkamą neprivalomą tikėjimą ir įtikinau Meilę Lukšienę, kad pasirinkimas turėtų būti tas sprendimas. Ir Meilė Lukšienė nusileido, o kardinolas tada paskyrė, sakė, gerai, su monsinjoru Svarinsku daugiau nekalbėkit, Sigitas Tamkevičius iš kalėjimo grįžo, kalbėkit su juo. Ir tada su Sigitu Tamkevičium derinom, jaunų kunigų, derinom tuos visus dalykus. Tai žiūrėkit, kas čia išeina. Iš tikrųjų, mūsų jaunimas turėtų būti atviros sielos, ar ne? Jis neturėtų būti sukaustytas viena ar kita dogma. Transcendencijos klausimai, jie turi masliam jaunimui rūpėti. Arba nebūt pajokos objektu. Dabar kartais susiduriu su studentėm, pradedam nagrinėti religinę literatūrą ir jos šypsosi. Ar ne? Yra taip, kažkas atgyvenę. Mano kolegos net irgi religinė literatūra nėra literatūra. Jau brandžios kolegės taip svarsto. Tai šiuo atveju atvirumas religiniai problematikai, atvirumas transcendentiniam klausimam, jie turi būti mūsų mokykloje autentiški, natūralūs ir aš manau, čia religijų istorija galėtų būti dar giliau dėstoma, dar rimčiau. Mūsų mokyklose civilizacijų istorijos mes neturim, kai tuo metu civilizacijos priartėja visiškai, čia Vytautas Kavolis 92 metais sako, reikia civilizacijų istorijos, bet tuomet sakėm, kas ją dėstys, neturim paruoštų žmonių, bet mes 30 metų praėjo, mes iki šiol neturim, tada galvojam apie privalomą filosofiją jau po 10-mečio, bet irgi neturėjau mokytojų, dabar turim prirengtą daugybę filosofų, neturim filosofijos privalomų pamokų, ką prancūzai turi ir kitos civilizuotos tautos turi. Tai tas
minties atvirumas, proto atvirumas per filosofiją, per religijų istoriją, jo reikia. Su šeima yra šitaip, kad šeimos nuvertinimas, mano supratimu, dabartinės propagandos yra grėsmingas. Ir tai, kad niekas nepasipriešino šeimos nuvertinimu, ką reiškia tas šeima maršinis, ar ne? Mano artimų draugų vaikai ėjo, jaunos moteris su savo vaikais, su patriotės Lietuvos, intelektualų, dukros, ėjo į tą šeimų maršų žygį, suvokiamus, kad va, iš Žemaitijos mano ten studijų draugė atvažiuos, ten dar atvažiuos su vaikais. Ir jos žiūri į televiziją, sako, taip linksma buvo, mes ten visi bendravom, dainavom, liaudės dainas dainavom, įsijungiam televizorių ir matom kažkokie celofanai, kurių mes ten niekad nematėm, kad tai yra baisu, čia baisus retrogradai, šlikštu, bjauru. Ir tie žmonės pasibaisėjo ir valstybę, ir nuo to laiko jie sako, viskas, tai ne mūsų valstybė. Jaunos intelektualios moteris, ten po 3-4 vaikus auginamos, sako, mūsų buvo šventė. Tai kodėl mes šitaip elgiamės? Ir tai čia yra, tiesiog, palaukit, dabar jeigu prieš seksualinės mažumas būtų šitaip siundama, tikrai atsirastų žmonių, sakytų, palaukit, kaip šitaip galima. Bet prieš šeimas galima. Ūkininkam, kurie nori turėti savo šeimas, jie nori palikti savo ūkius, jie nori, kad jų vaikaičiai turėtų daug vaikų, ar ne? Tai natūralu, sveikas tradicinis požiūris, kurį visuomenė turėtų gerbti. Tu gali nesutikti turėti kitą požiūrį, bet neturi niekint šito. O mes pradėjom niekint. Tiesiog propaganda, valstybinė propaganda niekinanti šeimą. Tai šito, kokia tauta, kuri neturėtų savižudybės polinkio, šitą sau leistų. Tai va, taip. Kas uždavė tokį toną? Aš mačiau LRT. Ta tendencija, LRT tai čia atspindi tik tai. Bet politikai niekas neprieštaravo. Arba kas prieštaravo, jie buvo marginalizuoti. Iš karto labai greitai marginalizuoti. Turbūt susijęs su to pačiu, kad vis tiek kopijuojam kažkieno kito idėjas, net ir niekam tikusias. Bet čia net matot, Prancūzijoje buvo už šeimų palaikymą, buvo 100-tūkstantiniai mitingai. Ką darė žinia? Atspindėjo. Atspindėjo. Štai yra tautos grupė, bet niekas tų tautiečių neniekino. Niekas iš jų nesityčiojo. Nebuvo patyčių propaganda. Jie masto taip, jie gina savo vertybės. Suvažiavo prancūzų ūkininkai ir visa kita iš miestelių, smulkus buržua, ir jie gina savo vertybės. Jie ten prieš tokią ir tokią santuoką, ar ne? Žiniasklaida atspindi, yra visuomenės dalis. Kita dalis tokia, ar ne? Prancūzijoje jie yra pripažinti mokesčių lygmenį. Mokesčiai mokami pagal šeimos narių skaičių ir gali tik vienas dirbti ir jie bus visiškai atleisti nuo mokesčių, jeigu bus didelė šeima. Jie gali išlaikyti šeimą ir nemokėti jokių mokesčių. Čia tik pripažįstama aukščiausiam lygiai. Bet čia dabar, kai mes kalbam apie tą triadą, ar ne? Aš iš tos triados dabar modernioji visuomenė vis dėlto eliminuočiau bažnyčią. Bažnyčios vaidmenį palyčiau labai aktyvų ir iš tikrųjų bažnyčia būtų puiku, jeigu pasirūpintų gerais tikybos mokytojais, labiau rūpintųsi jais, ar ne? Bažnyčia galėtų labiau rūpintis visuomeninių transliuotojų, pavyzdžiui, nes Vyskupų konferencija deleguoja savo atstovą ir tas atstovas tyli, kai visuomeninis transliuotojas svarsto temą, ar verta gyvenimą paversti pragaru tam tikrom socialiniam grupėm, ar ne? Arba kai jaunas propagandos žmogus auklėja kunigą ir aiškina, kaip jis turi tikėti. Palaukit. Kai dabar Vencas paauklėjo popiežių, piktinasi. Ir tie patys žmonės, kurie sveikino patyčias iš kunigo Doveikos Ričardo, dabar sako, oi, koks Vencas. Vencas visiškai atkartoja, ką mūsų jaunieji propagandistai darė. Vos ne pažodžiui. Tai vat ten negerai ar ne, o mes savo kieme nesusitvarkom. Tai mes turim sakyti, kad turim gerbti kiekviename žmoguje žmogų. O tada jau ginčytis, tada būtų oponentais, galim nesutarti dėl pozicijų, bet mes turim atrasti sugyvenimo būdą Lietuvoje. Čia yra Respublikos kertinis principas. Vat, ar galima dar nukrypti šoną, bet jūs turite dar klausimą. Man jaunam labai įstrigo Sergejaus Saverincevo tokia ištarmė.
Sergejus Saverincevas vienas iš stipriausių rusų intelektualų, kurį labai gaila mes jo neprisišnekinom Vilniaus universitete profesoriauti. Jis, kadangi daug sirgo ir nelankė tarybinės mokyklos sovietmečiu, jis augo bibliotekoje. Poliglotas, kuris skaito visom rytų kalbom, skaitė ir poetas dar parašęs beje labai gražų eilėraštį Lietuvai atkūrus nepriklausomybę Bielui Vytėsi. Kornelijus Plateris jį gražiai išvertęs yra į lietuvių kalbą. Apie baltą raitelį, laisvės raitelį, tokį labai gražų rusišką eilėraštį, sveikinantį Lietuvos nepriklausomybę. Tai Sergejus Saverincevas, viduramžių Bizantijos istorikas, yra pastebėjęs tokį dalyką, kad jeigu rusai norės kada nors, iš tikrųjų rusų inteligentija rimtai galvoti apie demokratiją, rusai turės išeiti Aristotelio pamokas. Platono neužtenka. Ir aš tada suklusau, kodėl tai pasidarė įdomu, pradėjau žiūrėti. Platono valstybė yra ideali valstybė, kuri, vis dėlto vienaip ar kitaip yra autoritarinė. Ir net tie išminčiai filosofai, poetai lauk, kurie kelia per daug jausmų ir emocijų, gana racionalus valdžios garbinimas, yra tas konstruktas, iš tikrųjų čia Karlas Poperis daug kur teisus. Ne visur, bet Platonas lenkia į tokią, gana gerai sutvarkytą, surikiuotą, bet autoritarinių bruožų turinčią valstybę. Ir Platonas yra pagrindinis stačiatikių filosofas. Iš esmės, mes per Tomą Akvinietį katalikai atradom Aristotelį, per tomizmą. O stačiatikių pasaulis Aristotelis liko mažiau pažintas. O štai Aristotelio politėjo samprata. Kad Aristotelis pastebi, kad kiekviena visuomenė siekia vienybės. Kiekviena tauta siekia vienybės ir labai suprantama. Bet štai tas per didelis vienybės siekis, jeigu jis yra netramdomas, visuomenė jo nesugeba sustabdyti, jis sunaikina pačią politėją, nes politėja yra garsų sąskambis. O jeigu tas garsų sąskambis paverčiamas monotonija, dingsta pati politėja. Tai va štai, kai mes kovojam vienas su kitu kaip sunaikintinų priešų ir galvojam, kad sunaikinsim ir bus geriau, mes greunam politėją. Aristotelis sakytų, ką jūs darot, ar ne? Tai va Šalkauskis tą patį. Šalkauskis daug kalba apie toleranciją, apie sugyvenimą, apie tai, kad skirtingų pažiūrų lietuviai turi sugyventi. Lygiai tą patį Aistis Atsparoj dėstų puikiame ese, kuris labai aktualus Niujorke, jau Jono Aisčio rašytojo Atsparoj irgi, kad tauta visada bus įvairi, bet va tas sugebėjimas išlikti solidariem, vieningiam ir skirtingiam, čia yra rimčiausias uždavinys, kad mes nemėgintume visų suvienodinti ir sykiu išliktume draugystėj, išliktume solidarumo ryšių jungiami. Čia yra Atsparos pagrindinis uždavinys. Tai mes kol kas mūsų politinės partijos, net intelektualai šito neakcentuoja. Net universitetai tampa kovų arena. Čia jau yra blogai labai. Tai vat šiuo atveju kažkur turi atsirasti tokie centrai, ar žiniasklaidoje, ar kur nepriklausomoje žiniasklaidoje, kurie pradėtų kalbėti, kad susikalbėjimas, dialogas, yra tai, kas mums padeda išsaugoti Respubliką, kas padeda išsaugoti laisvą tautą. Tai vat čia būtų, man atrodo, labai svarbu. Ir bažnyčia galėtų irgi prie šito prisidėti. Kai kardinolas Sigitas Tamkevičius čia kelis kartus užstojo laisvą žodį jau tokioj beskilinėjančioj Lietuvoj, aš juokdamasi sakiau, kad bažnyčia prisiminė savo seną paskirtį, kaip sovietmečių, gint laisvę. Tai bažnyčia galėtų tą vaidmenį suvaidinti irgi, būdama jau moderni bažnyčia, šiuolaikiška bažnyčia, gint teisę visiems kalbėtis, gyventi krikščioniškoj meiliai su savo nuomonė, neišprievartaujant vienas kito. Čia būtų misija tam tikra. Ir mokykloje mes turim leisti vaikam pasijaust patiems savim be patyčių, be to, kad jeigu jis kitaip mąsto, jis patirs patyčias, jis bus sunaikintas, jis bus išstumtas, jo tėvai bus marginalizuoti ir taip toliau. Šito negali būti. Ta pagarba žmogui, jeigu jinai atsiras nuo mažumės, mes turėsim laisvą tautą, jeigu ne, mes turėsim tą patį servilizmą. Ir Šalkauskio įspėjimas, beje, Šalkauskio įspėjimas toks pat kaip Aristotelio 39 metais Naujojoje Romuvoje. Kaip įsivaizduojate lietuvių tautos ateitį, Šalkauskio klausė. Šalkauskis sako, man nekalbėti, o rėkt norisi.
Nelaisvi žmonės neišlaikys laisvos valstybės. Tik klausimas, kada nepriklausomybę prarasim. Tai čia irgi tas klausimas, jeigu mes neturėsim pakankamai laisvų žmonių, o vergai, čia Aristotelio tezė, vergai negali turėti politėjus, vergai negali turėti valstybės. Tai jeigu mes paversim savo žmonės vergais, ta valstybė tik laiko klausimas, kada jinai ar hibridiniu būdu bus paimta, net kaimynų jinai gali būti paimta, nebūtinai agresijos būdu. Tiesiog mes jau nieko savo šalyje nebelemsim. Mes klausim, ar Europos komisijos ar ne, ar garbingo žydų tautos, ką mes turim daryti savo krašte ir jie mums išaiškins. Bet tada nereikia kalbėti apie politėją. Tai yra tam tikras samdinių ratas, kurie pasiklausia, kaip jiems gyvena. Tai dabar tokį apibendrinantį klausimą ir po to kolegos turbūt prikaupė mintise daugybę klausimų, irgi galėsit užduoti. Tai paminėjot, kad Šalkauskis matė savo viziją ir tą ateities viziją ir ji buvo tokia ganėtinai desperatiška. Kaip jūs matytumėte tą ateities viziją švietime ir visoje valstybėje, sakykime, taip dešimtmečiam į priekį, kaip norėtumėt galbūt, nebūtinai, sakykime, kad analizuojant į tai, kur būtent einame ir kur tai yra trajektorija, bet kas būtų ta teisinga išdava, tas teisingas kelias ar teisingas rezultatas, sakykime, kažkokių pozityvių pokyčių, arba jeigu mes įgyvendintumėm tai, ką Meilės Lukšienės tautinės mokyklos koncepcija buvo apibrėžusi, kokia ta būtų ateitis, kurios linkėtumėt galbūt Lietuvos švietimui ir Lietuvos valstybei pačiai? Kad aš tarsi ir atsakiau. Tas savarankiškas žmogus, kurio remtųsi savarankiška laisva tauta. Ir tauta, kuri būtų atvira, ne ksenofobiška ar ne rezervuato gyventojų tauta, bet atvira europinė, pasaulinė tauta ir atvira visom civilizacijom. Nebūtų taip irgi primityviai mąstanti, kad gėris yra kažkuriam vienam pasaulio taške, o visur kitur blogis. Kaip mąstė net mūsų intelektualai grįžę iš vakarų, ar ne, kad Lietuva turi nešti demokratiją visam pasauliu ir visas pasaulis yra taip nieko neišmanantis, kad Lietuva galės apaštalauti ir visas pasaulis laukia tik apaštalavimo. Ne, tas pasaulis yra gana sudėtingas ir mes turim savigarbos neprarast, bet tas mūsų atvirumas, tas šalkauskiškas atvirumas, beje, Stasio Šalkauskio polemika su Alantu yra verta dėmesio šiandien. Alantas buvo tautininkų ideologas, irgi mąstantis ir visa kita. Ir Stasys Šalkauskis yra viename iš raštų tome Arūnas Sverdiolas paskelbęs tuos straipsnius. Ta polemika vyko vienas spausdina vienam leidiny, kitas kitam leidiny ir vienas su kitu diskutuoja gana pagarbiai, bet ir kandžiai. Galų gale Šalkauskis nesusilaiko ir sako, kad vien tokios parapijinės varpinės masteliu, jeigu mes pradėsim matuoti pasaulį, nieko gero Lietuvai nebus. Ir čia Šalkauskio pusinteligenčių yra tas terminas paleistas, Šalkauskio paleistas, skaudus terminas, kad visos bėdos Lietuvai iš pusinteligenčių. Dar liaudės žmogus, jisai turi tą etosą veikiantį, jis žino, kaip gyventi iš tradicijos. Intelektualus žmogus, išsilavinęs, jis supranta pasaulio sudėtingumą, jis supranta, kas yra garbė, kas yra kultūringas elgesys, kilnesnis elgesys. Bet tas, kuris gavo šiek tiek mokslų, bet nepakankamai, jau jis yra agresyvus ir liaudės atžvilgių, ir kitų atžvilgių, ir tas pusinteligentis kelia daugiausiai problemų. Jis galvoja, kad daug ką žino, jis yra kategoriškas, iš esmės labai mažai ką žino, bet puola visus mokyt ir jis sako, užsiauginom pusinteligenčių luomą per 2 nepriklausomybės dešimtmečius, Stasys Šalkauskis. Ir tai yra gana grėsminga. Kai dominuoja pusinteligenčiai, tada nebegalima rimtai kalbėti, net diskusijoje nebelieka erdvės rimtesniai kalbai. Yra tas vienpusis pasaulio matymas, gana rėksmingas, jis yra primetamas visiems ir visi turi nutilti. Tas nepusinteligentis jau jaučiasi paribiai.
Liaudės žmogus irgi iš jo tyčiojamas, jis pasakoma, kaip jis turi gyventi ir mąstyti, pusinteligenčiai pasako. Tai vat mes turėtume išvengti šitų ydų, kurios mus vėl užgriūva. Nepasiruošusius dar po kolonializmo visi sindromai, jie yra sustiprinami. Nesavarankiškumas, nepasitikėjimas savim, skundų kultūra kitiem. Kaip skundai į Maskvą ėjo, dabar skundai į Briuselį. Tas kažkoks orumo praradimas, tautinio orumo praradimas, asmeninio orumo praradimas, savigarbos praradimas. Visi šitie dalykai, jeigu jie bus po truputį atgauti, gal dar mes išgyvensim. Bet šiaip po 30 metų, jeigu dar lietuviškai šiek tiek kalbėsim, gal dar bus kažkas. Bet šiaip man tai labai artimas tas Marijos Gimbutienės pesimizmas. Po mirties artimieji Marijos Gimbutienės vienoj knygoje rado lapelį, tiesiog ranka parašyta lapelį ir jos giminaitė Austėja Ikamaitė, rengdama knygelę, jau po Marijos Gimbutienės mirties tą lapelį įdėjo, jis yra publikuotas, galima jį susirasti. Laumės palytėtoj tokioj knygoje, ten Gimbutienė pati savo rašosi. Koks prakeiksmas mus lietuvius lydi, kad šitaip greitai traukiamės. Per 1000-metį praradom tiek žmonių, tiek teritorijų. Jis kalba aišku apie baltus, jei lietuviai yra visi baltai su visais jotvingiais, kuršiais ir taip toliau. Kažkoks prakeiksmas lydi, kai šiandien toj tautų konkurencijoje, kad mes išliktume, tai turim nuolat šviesėti, nuolat grumtis ir suvokti, kad dabartinis pasaulis yra konkurencijos pasaulis, atšiaurios konkurencijos, kur reikia labai daug gyvybinių jėgų, kad mes išliktume. O mes šito neturime. Kažkoks prakeiksmas, tiesiog susinaikinimo prakeiksmas. Tai vat, kai mes po 36-35 metų nepriklausomybės net neįgyjom savisaugos, tokio išlikimo, tautinės savisaugos jausmo. Aš jau nekalbu apie tautinį orumą. Mes savisaugos jausmo neįgyjom. Ką reiškia prisileist šitiek imigrantų, nukreipti juos visus į rusiškas mokyklas, tų rusiškų mokyklų net nemėgint transformuoti, sudemokratint, dar rusiško mokyklom, kai privaloma autorių, konservatorės ministrės rankomis įrašyti rusų imperialistą, šovinistą Michailą Lomonosovą ir pasakyti, kad iš jo visi vaikai rusiškose mokyklose turės mokytis pilietiškumo ir patriotizmo, kuris neigia lietuvių tautos egzistavimą iš viso, sakydamas, kad tai yra slavai, kuris aiškina, kad ir Karaliaučius, ir Vilnius turi priklausyti Rusijai. Tai ką mes darom? Ukrainiečių vaikams duot Lomonosovą. Ir kai tai sakai, sako, ne jūsų reikalas, veikia mūsų ekspertai. Tai kaip tu gali šitai paaiškinti, kad tai yra tauta, kuri nori išlikti? Kai Respublikos prezidentas, pagazdintas vieno kito istoriko, atsisako paminėti Antano Smetonos 150-ąjį gimtadienį, pirmojo Lietuvos prezidento, kuris idealistas aukodavo savo atlyginimus visai visuomeniniai veiklai, bankininkų atlyginimus, jaunas būdamas kūrė demokratinę Lietuvos Respubliką. Taip, be Smetonos daug kas būtų kitaip. Aišku, paskui ir klaidų, ir viską, ir senatvės, ir marazmo būtų, ir daugybė kitų dalykų. Bet dabar iš viso neminėt. Tai kas čia yra? Ko vertas prezidentas, kuris negali paminėti prezidentūroje, jeigu jau LRT nemini? Tai irgi, palaukit, skandalas. Mūsų piliečių pinigais išlaikomas visuomeninis transliuotojas negali pagerbti rimtai, deramai pagerbti pirmojo prezidento, surengti forumo, diskusijų forumo, istorikų bendruomenę. Ta istorikų bendruomenė kolegos Lenkai pakviečia į Vilniaus rotušę ir didžiulė konferencija skirta Juozapo Pilsudskio 150 metų. Gerai, reikia minėti Pilsudskį, bet nepaminėti Antano Smetono. Tai yra, mes elgiamės iš tikrųjų, tarsi nebūtų jokių Daukanto pamokų, Basanavičiaus pamokų, Kudirkos pamokų. Vėl vaikai. Tai vat vaikai nelabai išgyvens šitoj konkurenciniai kovoj. O kaip mums
augti, kaip vienas kitą auginti, čia ir būtų pagrindinis klausimas. Tai va jūsų ratas, kažkur tie ratai turi susieiti, kažkada sovietmečių tokių ratų buvo daug, paskui tie ratai susieidinėjo, viens kitą palaikė, vėl atsiranda kažkokie draugystės, pasitikėjimo ryšiai, tada noras keisti, arba noro tokiais gali būti, bet reikia galios turėti keisti. Dabar mes susidurėm su tokia anonimiška siena. Neaišku, kodėl ir kas, tiesiog tau neatsako, yra ekspertai. Tu klausi, kodėl mes Ševčenkos neįsileidžiam, karas kyla, mes, į rusų programas įrašykim Tarasą Ševčenką, tegu rusų vaikai skaito Tarasą Ševčenką, lietuviukai tegu pažįsta, iš kur tie ukrainiečiai, kas juos kūrė, kas buvo jų Maironis. Negali būti Taraso Ševčenkos. Anoniminis atsakymas. Kodėl? Nieks neaiškina. Tai kaip tu gali gyventi valstybei, kurioje negali gauti atsakymų į tokius klausimus? Tai vat čia yra tas susinaikinimo kažkoks instinktas veikia, bet jis veikia jau šimtmečius. Stebuklas, kad mes vis prisikeliam, jau mes buvom palaidoti 19 amžiui, bet stebuklas prisikėlėm. Čia va Osvaldas Balakauskas vakar mirė, vienas iš kiečiausių, stipriausių žmonių, kurį teko pažinoti lietuvių ir nuostabus intelektualas, baisiai kuklus žmogus ir puikus kompozitorius ir vakarų pasaulio žmogus. Osvaldui reikia atiduoti didžiulę pagarbą. Su Osvaldu Balakausku Paryžiuje stojom į UNESCO, tada Landsbergio raštą stojimo vežėm, tada jaunas ministeris buvau, su Osvaldu Balakausku vienam kambarėlį ir glaudėmės. Paskui nueinam į UNESCO konferenciją ir Osvaldas skaito UNESCO dokumentus ir sako, ar nereikėtų dabar mums pareikalauti laisvės kurdam ir kitom laisvės neturinčiam tautom, valstybės neturinčiam. Sakom, gal per anksti mes tik patys įstojom, gal dar už kurdus nekovokim, bet tai buvo toks Osvaldas Balakauskas, kompozitorius, kuriam atrodė, kad lietuviai turi grumtis už visų tautų laisvę. Tai va tokios dvasios, kad mes turim grumtis, turim nepasiduoti. O dėl ko aš Osvaldą Balakauską prisiminiau, va dabar prisiminiau ir priminė Vilija Aleknaitė. Aš tada spaudoje iš vienam interviu sakė, kad keisčiausias yra Lietuvos fenomenas. Lietuva, tas jos atgimimas, sąjūdis, Lietuvos laisvė primena širšę ar vapsvą, kuri pagal visus dėsnius neturėtų skrist, bet burzgia ir skrenda. Tai Lietuva irgi taip pat, pagal visus dėsningumus, pagal mūsų net ir mentalitetą, mūsų visus savižudiškus instinktus, jau nebeturėtų jos būti, ar ne, o kažkaip zvimbiam ir skrendam. Tai vat, kad ilgiau išsilaikytume, bet sykiu, ir kažkiek užsitikrinti reikėtų, vis tiek ateitį reikėtų užsitikrinti. Atsiprašau, kad aš šiek tiek ilgokai moralizuoti jau pradedu. Tai kolegos, prašom klausimų, jeigu turite, galite ir paprieštarauti. Čia trupučiuką tik tais įžanga iš 20 metų po pasaulį, biškai prasilakstęs, Prancūzijoje daug buvęs, tai čia ir šiandien per pietus irgi buvom su konsulu, ir ten vienas mokytojas buvo, tai yra tokia diskusija, labai į tą temą irgi, tai buvo pilietybė ir tautybė. Prancūzai nebeturi vieno iš dviejų, jie prarado tautybės savoką, nacionalité, pas juos tapo pilietybė. Jie tiesiog žodį pastūmė iš šoną ir gavosi, kad jų mentalitete jie net nebesupranta, nes jie prarado žodį. Žodis, kuris apibrėžia, jis vis dar yra, bet jo reikšmė tapo pilietybė. Tautybė, jie šito nesuvokė, tai buvo gal, nežinau, 50-60 metai, kai tas buvo pastumimas. Čia labai toksai neurolingvistinio programavimo ar netgi kalbos manipuliavimo atvejais įdomus. Ir ten, aišku, ta diskusija grinai vyko ir buvo apie prancūzų mėgimą, tokį pomėgį eksperimentuoti, ir čia apie galvas nukirstas, tai mes ten biškai padiskutavom, gal truputį per daug tų galvų jie nukirto, bet iš kitos pusės tai gerą pavyzdį duoda, kaip pasakyti, blogas pavyzdys irgi pavyzdys, ir tai būna pasimokymui, tai čia tokia kaip įžanga maždaug apie šitą prancūzų. Ir iš Prancūzijos grįžo, aš nuo 12-13 metų, kai grįžęs, tai Šaulių sąjunga, visą čia irgi per hobius, ir aš perėjau vis tiek į tą vaikų auklėjimą. Čia, kaip aš šnekėjau, dabar kaip galima įtakoti, tai yra tolimoji artilerija. Tolimiausia vis tik yra ideologinė,
religinė, bet auklėjimas tai yra ta truputį artimesnė, kur yra +5, +10 metų. Reiškia, mes imam +10 metų. Tai dabar šiuo metu prasidėjo pilietinio ir gynybos įgūdžių kursai. Jie gal truputį irgi, kaip čia sakėt, link to maždaug karinio parengimo. Ne, ten yra daugiau yra irgi pilietiškumas, kas yra pilietiškumas, kas yra patriotiškumas, kuom tai skiriasi. Reiškia, vaikams 9-okams, daugiausiai ten 16 metų, jaunimas jau yra duodama tas privedimas prie suvokimo, prie ateities, prie to, kad tai yra tavo šalis, tavo kiemas, tai yra pagarba. Tai yra, kad, kaip čia buvo, kad panieka ir panika tave padaro tik silpnesnė. Tai niekados tau nepagelbės. Ir patyčios, šitas irgi. Čia yra, grinai, tas suvedimas. Man labai patiko žodis, šitą užsirašiau, apsibraukiau, nesuniekšėti, aš jį užsirašysiu. Čia geras raktinis žodis, kur prisiminti laiks nuo laiko. Ir čia, grinai, vaikams, kad tas, kuris tyčiasi, iš tikrųjų jis yra silpnas. Jisai bando pakelti savo savivertę, kitus traiškydamas ir lipdamas ant kitų. Ir grinai, kad stiprus tas, kuris pagelbė skriaudžiamų, tas, kuris pagelbė, tas, kuris eina savo kieme ir kieme, jeigu mato, kad yra šiukšlė ar kažkas kažką skriaudžia, jisai žino, kad tai jo kiemas ir jisai turi tą kiemą palaikyti švarų. Čia, kad atsargiai nenukrypti tą kaip radikalų nacionalizmą visą. Šalia tie patys kaimynai, jisai gali būti ten irgi ir čigonai yra ir viskas tvarko, jie yra šalia, jie gyvena su mumis. Bet čia yra tas privinimas, kad dabar mes jau pereinam, aš nežinau kaip Vilniui, Kaune puikiausiai per mokyklas einam, vaikai yra geri, piktybinių beveik netenka sutikti. Yra toksai, kad iš tikrųjų yra aplinka, kur jie ir reaguoja, ir atsako, ir su jais šitom visom temom apie gerumą, apie pagarbą, patyčias, kilnumas, čia protėviai buvo, visas šitas suvedimas, kad jisai vyksta. Šiuo metu iš tikrųjų jau yra paleista, tai aš tiesiog žaviuosi tai, kad iš tikrųjų programa labai gerai padeda. 3 diena tiesiog einame į mišką pasivaikščiot, būna žygis su praktiniam kritinio mąstymo. Aš vaikam irgi įrodžiau, kad Saulė sukasi aplink Žemę. O čia toks geras šokas, sako, visi fizikai jums patvirtin, kai tik, sako, atmokyta fizikos einam, ateikit čia tamstą mokyt, ar Saulė sukasi aplink Žemę. Taip, aišku, sukasi, jeigu Žemė skaitos, viskas vaikam tokios akis, kaip tai gali būti parašyti, yra tas tikėjimas. Pažodžiui, kažkur parašyta, jie tom tiki ir jie nebeprileidžia, kad vis tik gali ir Saulė suktis aplink Žemę, nors tai akivaizdu, jie neigia tai, ką jie mato. Nors tai tiesiog atskaitos taškas, fizikos mokytojas, man buvo viršūnė. Bet čia tas yra vaikai, aš vėl grįžtu prie auklėjimo, tai yra mokykla ir auklėjimas, jie sugeba grįžti. Dabar mes turim tą posūkį, kuris jau linksta prie šito. Čia sakau, aš negaliu pasakyti Vilniaus situacijos. Aš Vilniui 3 dienas per savaitę atvažiuoju čia, visą šiaip aš kaunietis. Tiesiog, kad mokykla jau grįžta. Čia buvo mano toks paprieštaravimas, kuris tiesiog ne taip senai, prieš kelis metus visiškai sutinku, dabar jau pradeda atsijimti. Čia tokie. Taip, kokios dar mintys? Vėlgi, Vaidas yra tas idėjinis mokytas, apie ką jūs kalbėjote. Žmogus, kuris aukojasi, manau, kad tavo mokytojo atlyginimas yra mažesnis negu tavo pensija, Prancūzų kariu turbūt, ar ne? Nu tai čia. Tai va, reiškia, aš vėl dėstytoju bendravau, sakau, kaip manote, tokie maži atlyginimai dėstytojų, ar tai gerai? Ar čia gerai Lietuvos ateičiai? Sako, ne kiekvienas žmogus gali leisti savo prabangą dirbti dėstytoju. Tiek aš turiu nuosavą butą, tiek jisai turi nuosavą butą, mes galime dėstytojauti, tas nereikia nuomotis. Reiškia, tai žinoma, kad vėlgi tokia labdara, bet reiškia, yra idėjinių žmonių į Kamaitę, jūs minėjote Kamaitę, Austę, kuri dirba Šiaulių mokykloje. Apie ją norėjau paminėti, anonimiškų būdų ją paminėti, bet jūs ją paminėjote, aš paminėjau. Jinai daug metų dirbo mokytoja, nežinau, vyr mokytoja kažkokį gan žemo rango. Jai atėjo kolegos, sako, klausyk, tu jau seniausiai galėjai gauti mokytoją ekspertą dar kažkokį. O jinai tiesiog visą savo dėmesį skiria mokiniam, jinai per savaitgalį dirba su mokiniais, man dukra mokėsi.
savaitgalis ateina pamokos neprivalomos, tiesiog savaitę papildomos pamokos, ateis, reiškia, aukoja savo laiką nuo savo šeimos, tarkim, tam, kad tie vaikai gautų kažką tai geriau. Tada kiti pradėjo mokytis, pasako, klausyk, tu gali parašyti ten kažką, tai tą aukštesnę kažkokią ten mokytą, dėstį atlyginimą, neturiu laiko, aš mokiniams laiką skiriu. Tai galų mokytis organizavo, aš jis organizavau kursus kompiuteriu, nes paaiškėjo, kad tam, kad gauti tą aukštesnį rangą, tu ten gauti kažkur tai pažymėjimus, tai va, kiti jai suorganizavo, aplinkiniai žmonės, tą, ką reikia, kad negautų tą rangą reikiamą. Tai va tokių žmonių pasiaukojančių gerai, va Vaidas, Kabaitė, bet ministerija, man tai panašu į subiurokratėjus organizaciją ir tai, ką aš matau matematikos, ar mano draugai matematikos mokytojai, kasmet paskelbia krūvą matematikos uždavinių egzamininių su klaidomis. Jeigu egzaminas su klaidom, tai čia aš, galbūt būčiau ministras ir sužinočiau, kad švietimo sistema pateikė mokiniam, abiturientam egzamino užduotis su klaidom, pasityčiau kitą dieną. Nežinau, kaip ministrui, gerai, ministras, gal ministras per toli, bet jau tos agentūros direktorius, jeigu nestatytų, tai išmestų iš pirmą dieną tą direktorių, kuris leido tokią sistemą ir gerai, pirmą kartą suklydo, po metų vėl suklydo, trečią kartą tai jau nebe klaida, tai jau sistema reiškia, sistema neveikia. Reiškia, turime matematikų stipriausius sistemas. Kodėl negali ministerija užsakyti egzaminą pas universiteto profesorius matematikos? Kodėl negali programus užsakyti? Kodėl patys biurokratai rašo nesąmonės? Ir paskui leidžia paskelbę, dabar jūs galite parašyti atsiliepimus. Matai klaidą, rašai raštą ministerijai, tas biurokratas spręs, ar įtraukti ar neįtraukti tą pastabą. Tai kodėl kažkoks biurokratas sprendžia, ką turi mokyti vaikus, kodėl nėra profesionalai to nedaro, kurie yra tikri profesionalai, ne profesionalus biurokratai, o profesionalus tos srities specialistai. Tai čia vienas dalykas. Antras įrodymas su biurokratėjimu. Tai va tai, ką jūs kalbate čia, ką mes visi kalbame, apie vertybinius dalykus, apie tai, ką mokykla turėtų išauginti tautą, tai aš esu ne kartą girdėjęs tokią diskusiją. Kažkas kalba tokiom mintim aukštom, šalia sėdi mokytis ir sako, jūs čia šnekėjat, ką norit, mes turim programą, programoje to, ko šnekat nėra. Mano matematikos mokinys išspręstų uždavinį. Mano ten literatūros mokinys turi perskaityti tam tikrus dalykus, parašyti rašinį pagal planą griežtą tenai, nedaug dievė kažkas savo sugalvos. Reiškia vėlgi, tai reiškia, iš esmės, mano pasiūlymas būtų toks. Dar vieną, ką norėjau atkreipdėmėsi iš to, ką pasakiau. Jūs minėjote, kad kažkokios paprastintą mokytojų rengimo programą. Turbūt jūs turite minėtos kursus, kur žmogus, kuris neturi pedagoginio išsilavinimo, baigia kažkokios turimtą programą ir tampa mokytoju. Bet jeigu apie tą dalyką, man atrodo labai gerai, mano laikais, aš baigiau mokyklą, buvo taip, gali rinktis pedagoginį profilį, gamybinį ir mokslinį, maždaug taip buvo. Buvo taip, visi nori ten gamybinį, tai mokslinį, čia nuo žmogaus charakterio priklauso, jei nepatenki į tą, eini pedagoginį, reiškia pedagoginį yra atlikos. Toliau, mano draugas vienas norėjo stoti Lund, įstojęs, mokėsi, baigė Lund universitete, Development Studies labai daug dalyką. Jisai nusprendė, jis nori mokytis Lunde, jis nori paimti iš Lundo maksimum kiek tik įmanoma, reikia išmokti anglų kalbą gerai. Reikia stoti kažkokį, kur lengviausia mokytis, pasirinko pedagoginį. Anglų kalbą vien tam, kad išmokti anglų kalbą tiek, kad po to nuvažiavęs į Lundą pasiimti iš jų maksimum visko. Ten bibliotekose dirbu per naktis, dirbu daug daugiau negu buvo privaloma, sako, ten kiti visokie atvykėliai iš rytų ten šalių mokytis minimaliai trejatais, sako, aš dirbau daug, nes kad paimčiau maksimum, ką galėjau. Tai vat, reiškia, pedagoginis tokia vieta, kur, kas kad lengva mokytis, reiškia, faktiškai po vidurinės mokiniai nenori būti pedagogais, mokytojais, yra negatyvas likus. Turbūt čia užsienio svėdžiamas, mokytojai buvo tie, kurie mums tą sovietinę ideologiją kiša, visokie priversti kišti. Tai mano pasiūlymas toks, reikėtų, kad valstybė išsiųstų geriausius, paskirti stipendijų geriausiam abiturientam, pasimokyti pedagogikos specialybių, kur nors ten Suomijoje, nežinau, Didžiojo Britanijoje, JAV, geriausias pasaulio universitetuose, su mintim, kad jie grįžtų ir jie sukurtų naują švietimo ministeriją. Ministerija, mokyklas, reiškia, visa švietimo sistema turi bus sukurta iš naujo. Dabartinė sistema nefunkcionali, egzaminai parodo, kad jie neveikia ir aš girdėjau kažkokios šalyse, mokykla kažkur užsienį yra taip, kad jeigu mokykla netenkina tam tikrų reikalavimų, yra atleidžiama, visa mokykla, reiškia, ne mokytojai individualus atleidžia, visa mokykla performuoja iš naujo, jeigu nevykdo. Ta pati kaip Lietuvoje, tiek mokyklose,
tiek, pavyzdžiui, rusiškos mokyklos jos netenkina švietimo sistemos poreikios, turbūt atleisti visi net, reiškia, turi nelikti rusiškų mokyklų, jos iš naujo sukurtos jų vietų turi būti naujos, su rusam, aišku, kažkokia tai, nu, perėjimų į tą lietuvišką, plus ir švietimo ministerija turi būti, ar visa ministerijos padaliniai turėtų būti iš viso likviduoti ir iš naujo sukurti aplink stiprius žmonės, kurie pajėgtų tai padaryti. Dėkui, jūs labai daug temų palėtėt. Aš kalbėjau ne apie tas programas, kaip renkuosi mokytis, kurios tikrai yra reikalingos labai. Ir šiaip, na, mūsų mokykla turėtų būti suinteresuota, kad kuo daugiau įvairių gebėjimų, įvairių sričių žmonių ateitų į mokyklas. Bet mes prisidarę esam dabar dirbtinių barjerų. Nu, pavyzdžiui, mokslininkas negali ateiti dirbti mokyklą, jam reikia persilaikyti kvalifikacijas ten ir visa kita. Nu, kas čia Boguslavas Gruževskis siūlė švietimo ministerijai, kad, na, pavyzdžiui, yra į pensiją išeina 65 metų mokslininkas, ar ne, jis galėtų grįžti tėviškę ir savo provincijoje mokytojauti puikiausiai. Bet jis negali gauti eksperto vardo ten ar metodininko vardo, jis turi būti eiliniu mokytoju. Ir tokių dalykų yra daug nesutvarkytų, mūsų sistema tampa vis uždaresnė. Tai renkuosi mokytis yra ta programa, kuri duoda įvairiom sričių žmonėm elementarių tokių pagrindų ir jie gali eiti į mokyklas. Ir puiku, kad jaunimas renkasi. Bet aš jau galvoju, kad mes dabar universitetuose tiem, kurie pasirenka pedagogiką, yra labai gerų vaikų, jaunuolių, kurie turėjo gerus mokytojus ir jie turi pašaukimą, jie nori būti mokytojais. Bet mes jiems duodam supaprastintą dalyko kursą. Tai va šito aš nesuprantu. Jie turi būti rimti dalykininkai, labai geri dalykininkai, būsimi mokytojai. Tai va čia mes nepasiskaičiuojam. O dar yra labai įdomus dalykas, čia mokslinio tyrimo atkreipta Suomijos fenomenas, kai Suomiai tapo viena iš geriausių tokių švietimo kraštų. Vat 90 metais buvo bavarai, tada mes mokėmės į bavarų, nes bavarai buvo nukonkuravę ir japonus ir visa kita. Tuo metu buvo kažkoks toks unikalus bavarų proveržis. O Suomijos tiek gilesni tyrimai pasirodo, kad jie ne tiek dėl tų modernių pertvarkų daug ką lėmė, bet iš tradicijos, kad Suomių tradicijoje labai mokytojas buvo tiesiog pagarbiai vertinamas. Jie buvo autoritetai, jie buvo bendruomenių lyderiai ir visa kita. Ir ta tradicija veikia ir dėl to toks pasitikėjimas mokykla ir tas pasitikėjimas irgi suveikia va taip, kad mokytojas, kuris vertinamas, kuris iš tradicijos yra gerbiamas, jis galėjo daug ką padaryti. Tai vat, šitos pusės niekad nebūdavo anksčiau. Na, Suomių fenomenas, bet dabar atsirado tyrimų, kurie kalba būtent apie tą tradiciją. Tai vat, čia mes galėtume, mano galva, ne tik tai siųsti užsienį. Reikia siųsti užsienį, bet patys susėst. Lukšienės koks principas buvo? Sukviesti rimčiausius protus, jinai kvietė įvairiausius ryčių žmonės. Aš ten irgi piemuo pakliuvau, vien dėl to, kad profesorius Sauka, kuris bendravo su Lukšienė, sako, turi eiti tenai, Lukšienė kviečia. Ir jau siunčiama. Bet sukviesti dabar mes turim Lietuvoje daug išsilavinusių žmonių, su įvairiom patirtim, va kolega sėdi, su įvairiausiom patirtim. Susėsti ir galvoti iš savo tradicijos, ką mes galim perimti, ką mes turim pasidaryti ateičiai. Dabar, ką reiškia, staiga įsivedėm testavimo sistemą visoje mokykloje, vos ne kiekvienoje pakopoje, galvodami, kad tą dresūrą kuo labiau kontroliuosim, to kokybė bus. Nu ne, yra daugybė tyrimų padaryta. Dresūra kokybės negarantuoja ir testavimas ugdo tik labai ribotus gebėjimus, tokius atkartojimo gebėjimus, nesavarankišką mąstymą. Mes įsivedėm, dabar galvojam, ką daryti. Dabar matom, kad laiko mokymui nebelieka, tų egzaminų tiek daug. Bet tai ar tai buvo sunku numatyti pačioj pradžioj? O pritarė visos partijos, pritarė mokytojų organizacijos, pritarė prezidentūra, pritarė. Dabar staiga prezidentūra išeina, kad porą tik egzaminų ir ten trejetą palikti. Vėl radikalus į kitą šoną. Ir tai svarbiausia be diskusijų. Tai pirmiausiai turi būti tokiuose klubuose rimtai išdiskutuojama, argumentai pateikiami. Tada jau, kai išryškėja, kažkas išeina viešumoje, jau prasideda viešumoje diskusija. Bet jau parengus, o ne šiaip, kad tu meti idėją, kad į tave atkreiptų dėmesį. Taip ir labiausiai nukenčia vaikai. Taip. Mokiniai, jie po to stresuoja ir, žodžiu, jiem yra didelis. Bet turbūt problemos esmė gal čia yra pusinteligenčių diktatūra ar demokratija, kokio skirtumo, manau, bet kaip iš pusinteligenčių daryti inteligentus, va čia klausimas, man atrodo, ir suaugusius reikia atvertinėti. Aš dar norėjau įsterpti, nežinau, kiek aš tik bendravau
bendravau su mūsų programas, mokymo programas, kuriančiais asmenimis, bet tai jau buvo prieš daugiau net 10 metų. Ir man tie žmonės bendravo su suomiais ir man liko atminti 2 dalykai, kodėl suomiai tokį, kaip jūs minėjote, teisingai tradicija buvo, bet tradicija mokyklos ir mokytojo pagarbos tikrai buvo prieš tarpukaryje, gal ne tokio lygio, bet išlikę, kadangi aš, kai tyrinėjau tremtinių laiškus, ypač pirmieji, mokytojai ieškojo ištremtų vaikų savo buvusių mokinių, o mokiniai ieškojo savo mokytojų informacijos, kas su jais atsitiko, kai jau buvo galima. Mane tai tada tiesiog sugraudino šitas faktas. Bet grįžtant prie suomių. Suomių šitas rezultatas pagal mane buvo todėl, kad 12 metų buvo nuosekliai vykdoma švietimo reforma. Nepuldinėjama pagal kadencijas, buvo nacionalinis, kokio lygio ten susitarimas, aš nežinau. Bet ir dabar yra, mano dukra jau virš 40 metų, bet kai jinai mokėsi Karoliniškių gimnazijai, ten buvo irgi toks principas, bet labai tėvai nelabai dalyvaudavo, bet reiškia kartą ten ar per trimestrą, ar per, atrodo, kad 2 kartus per mokslo metus dalyko mokytojas, vienas iš tėvų ir mokinys turėdavo pasišnekėti. Šitas labai buvo, Suomijoje šitas bendravimas visų dalykų mokytojus su mokiniu ir tėvais buvo privalomas kažkokia tai forma. O pas mus, aš labai gerai atsimenu, ateidavo, jeigu klasiai 30 ar 25 mokiniai, tėvų ateidavo iki 10, niekada daugiau kaip 10 nedalyvaudavo. Mūsų tėvų dalyvavimas švietime yra minimalus ir tik, toks burbulinis, sakyčiau, ir aštrios kritikos. Aišku, dažnai būna pelnyta ta kritika. Bet man ypač tas nuoseklumo neturėjimas reformuojant švietimo sistemą yra pati didžiausia bėda. Kad yra šokinėjama ir, kaip jūs sakot, pasakoma, kaip ir dabar prezidentas, staiga išmeta tokią mintį, bet tokią mintį ir jūs, ponas Dariau, ir paminėjot, reikia bent ko ne metus atvirai iš pradžių kažkur grupėse svarstyti, o ne tai, kad kažkas patiks kažkam tą idėją ir staiga mokinys liks, reiškia tam, kuris niekad apie jį nepagalvota, bet jis liks, kaip sakyti, nežinia kokioj padėtyje, kadangi kažkur dėdės kažką nutarė. Taip, tie triušiai. Tiesiog bandomieji triušiai. Pati auginu 4 vaikus, tai turiu biškį šiek tiek, bet aš noriu pasakyti, man dar, žinot kas, man atrodo, kad biškį, kaip tą sistemą reiktų. Man atrodo, labai jinai sena ir žmonės, aišku, senyvo amžiaus mokytojai. Kažkaip, man atrodo, tas jaunimas, jie jauną žmogų, man atrodo, kitaip girdi ir informaciją priimtų. Man taip atrodo. Taip yra, taip yra. Jo, reikia kaip šitą, nes... Sistema, kaip ir sveikatos sistema, neginasi nuo reformų. Nes, aš vėl iš patirties, dukrą turiu, kuri baigė čia prieš kelis metus, dabar studijuoja. Taip gavosi, kad aš ant paskutinės jos mokyklos metais turėjau galimybę dalyvauti tam mokymo procese. Kiek mes kalbėjome, kiek aš ten įsitraukiau, kad ten buvo visiška apatija, nes, sakot, bet pradžioje buvo pokalbis, kad padegtų, kad nors kažką, aš irgi būčiau palinkėjęs, kad reiktų kokį kampą mokyklos padegti. Nes, konkreti mokykla, sako, visą mokyklą, visą reikia padegti turbūt. Nes ten ta dėdovščina, ten piramidė yra, ten mokytojai yra vergai, vieni kitų. Ten buvo vienas šviesus mokytojas, jį ten tiesiog išspaudė, išstumės, ten vaikai jį tiesiog prisimena, kaip išlydėjo tiesiog, kaip paskutinį žiburėlį, kaip išvažiuojantį. Tai už ko jam kabintis tiem vaikam. Tai paskui jau sakau, aš jau pradėjau tiesiog kontaktuoti su mokytoju kaip su žmogum, nes ten tokie rėmai, ten traiškantis.
Labai turbūt skirtingų situacijų. Taip, labai skirtingų. Yra labai šviesių žmonių mokykloje ir tos vyresnės kartos, kurie dar iš paskutinių laikosi, nes vaikų gaila ten. Ir labai šviesių yra jaunų žmonių irgi nuėję į mokyklas dirbti iš skirtingų sričių. Mokosi mokytis iš tos programos. Tai tikrai yra labai šviesių žmonių, bet dėl ministerijos aš sutinku, yra visiškai, jie suvokia savo funkciją suvadybinti, tiesiog suvadybinti švietimą, ar ne? Ir visose kitose srityse reikia suvadybinti, yra vien techniniai sprendimai. Nebelieka jokios švietimo paskirties suvokimo aiškesnio, dėl ko visą tai darom, dėl ko vaikus varom į mokyklas. Vis tiek, kai nebekeli prasmės klausimą arba nuo jo bėgi, nesugebė jį atsakyti, arba tau jis visai nerūpi, tai tie techniniai sprendimai, jie tampa, gal kaip nors išgyvensim, priimsim sprendimą, gal labai nepakenks. Ir tokia logika yra vadovaudamas. Tai palaukit, tai kam daryti sprendimą, kuris gal nepakenks? Bet šitaip yra dabar labai daug, o tai žmonių likimai, vaikų likimai. Ir ta nepagarba savo vaikam, jinai egzistuoja. Nepaisant to, kad yra labai daug garbingų ir nuostabių žmonių, kurie stengiasi toj susikurtoj sistemoje, kuri yra netobula, kiek įmanoma išsaugot ir žmoniškus santykius ir nuveikti kuo daugiau. Savo vaikams tokią frazę pasakiau, dabar irgi paaugliai tenais, kiek dabar, 14-16 dabar sukanka. Tai, tokia žiauri frazė, sakau, gyvenime kalėjimo tu gali išvengti, mokyklos neišvengsi. Bet paskui yra toks, kad tu savo turi tikslą, tu judi, tu nesirenk tuo, kad mokykla yra kažkas tai tokio, kažkokia tai šventenybė, tai yra tavo priemonė, kad pasiekti savo tikslus, tu savo gyvenime turi judėti savo tikslą. Mokykla gali būti priemonė, tu jeigu teisingai pasinaudosi, jinai tau pagelbės, bet nesitikėk, kad jinai tave iškels ir visą čia. Mokytojai, asmenybės, tai yra didžiulė vertybė, problema, kad jie neišlaikoma, funkcionieriais tampama, va čia yra ta didžiausia problema. Aš Saulės gimnazijoje studijavau, ten viskas, ten buvo tokie mokytojai, kur viskas iki visam gyvenimui ir pasakojimui, kaip ten visą, ir kai mes 12 klasiai rankutėmis susikabinę, po 2 eidavom į fizikos pamoką. Įeidom, laudom prie durų, atidaro mokytojas, mes įeinam ir ten spaudimus darydom ir viskas. Ta prasme, kaip sakoma, pagal doktriną visiškai neteisingi prieimai, bet tai, kas liko ir tai didžiausia asmenybė. Žmogus, kuris Afrikoje, prie Rusijos, jis tenais juodaodžius fizikos mokė, bet pats tokie grinai yra prieimas, kur asmenybė, jis yra kitoks, jisai duoda kažkokią tai dvasią. Vienose mokyklose tos asmenybės kaupėsi, iš kitų bėga, tai kaip savo vaiką geresnį įkišti. Taip yra, bet kolega vieną labai stiprų klausimą užkabina dėl to biurokratinio aparato ir dėl to, kad mes klejojam visą laiką su užduotim, su viskuo. Ir čia yra viešieji pirkimai. Čia yra baisiausia sistema. Niekas iš valstybių nepatikė viešiesiam pirkimam savo vaikų. Mes įsivedėm sistemą, beje, čia prieš 10 metį gerą, kad visas ugdymo turinys yra perkamas viešųjų pirkimų būdu. Sudaromos komandos, susirenkam mes keliese ir sako, mes parašysim užduotis ar istorijos, ar matematikos ir mes dalyvaujam konkursai, jeigu kainą nuleidžiam, mes rašom tais metais užduotis. Tai įsivaizduokit, ten susimeta mokytojai, mokslininkai, jie laimi tenderį ir jie sukuria užduotis. Vasarą aš dabar per viešosius pirkimus kaip instruktorius į vaikų stovyklas. Bet save gerbiančios valstybės šito neleidžia. Yra akademinės institucijos, kur yra ir praktikai su patirtimi, jie žino, kas darosi mokykloje, ten jie žino, ko yra mokoma, yra mokslininkai, kurie žino, koks yra mokslo lygis, bet dirba komandos labai rimtos ir jos dirba metus. Tu negali šitaip vaikų likimai žaisti. Dabar laimėjo tie, tai padarys, dėl to ir klaidos, dėl to ir viskas. Ir čia yra biurokratai nusikrato atsakomybės, bet žaidžia mumis, žaidžia visuomenė. Tai to jokia save gerbianti valstybė šito neleistų. Mes leidžiam ir eksperimentuojam. Labai geras buvo šiandien iš ryto komentaras per Lietuvos radiją. Vilniaus universiteto teisininko, kuris kalbėjo apie matematikos egzaminą. Neteko girdėti. Mediotekoje turėtų būti, ar Sakalauskas, aš kadangi jo nepažįstu, iškrito pavardė, bet tokia, žinoma, lietuviška pavardė, tradicinė. Jis kalbėjo apie savo kolegę Lietuvos žydę išgelbėtą,
mergaitė čionai, kuri baigė čia Lietuvoje aukštosius mokslus, išvažiavo sovietmetį į Izraelį, tapo garsia matematikė, kuri skyrė savo gyvenimą vaikų mokymui, pedagogė matematikė, ir jis jai nusiuntė vadovėlius ir paprašė, kad atvažiuotų čionai. Jinai skaitė, studijavo vadovėlius matematikos lietuvių naujuosius ir egzaminų užduočių paprašė buvusių. Jinai atvažiavo pakraupusi, jinai čia dirbo, sakė, su mokytojais kažkur, musininkų kažkokioj stovykloj. Sako, kad nesueina jūsų vadovėlis ir egzaminai yra visiškai skirtingi dalykai. Jūs tiesiog tyčiojatės iš savo vaikų. Jūs egzaminuojat, norėdami vaikus sukalt. Parodyt, kad jie nieko nemoka. Tai tuo metu jūs turit padėti vaikam pajusti džiaugsmą, kad jie kažko išmoko. Tai patyrusi matematikė, sakė, mirė visai neseniai, bet tas komentaras, tai tiesiog išspausdina ir kiekvienoje mokykloje prie ministerijos durų prisegė iš tikrųjų, ką mes darom. Negalima šitaip, negali keliose rankose. Mes vadovėlius lygiai taip pat be jokių ekspertizių, jau nebeliko jokių ekspertizių, ekspertuoja tik pačios leidyklos. Ir yra visiškas rinka, veikia rinka. Pinigai sukasi. Taip, pinigai sukasi, bet taip neeksperimentuojama šitaip su savo visuomenė. Čia yra savižudiškas toks principas. Iškyla klausimas, tai vis tik tai kas, kur tas taškas, kuris išjudintų, kaip sakyt, kad taip, ką mes dabar šnekam, ypač jūs, matom tas problemas ir tą niekingumą tokį požiūrio į švietimą, į vaiką ir taip toliau, bet kažkaip viskas, kaip sakot, vis tiek tas rinkos ekonomika prarijus viską ir sukasi ir mes, kaip galima išlysti iš to rato, kas tai turi suveikti? Klientas, nereiklus klientas. Klientas nereiklus, vienas dalykas, klientas nelabai žino, ko reikalaut, nes viešojoje erdvėje irgi žiūrėkit, yra tam tikri tokie informaciniai spektakliai. Per egzaminus pasipiktina kokia nors mokytoja, bet pasipiktina kartais nepagristai, bet labai emocionaliai. Staiga visi štai vėl egzaminas, bet iš esmės nėra nagrinėjama. Ir va staiga nuskamba komentaras, kuris iš esmės kalba apie tuos dalykus. Bet šiaip mes kūrėm, dar nepriklausomybės metais kūrėm instituciją, žiūrėdami į vakarus, į tos pačius skandinavus. Kaip švietimo politika turėtų įgyti skaidrumo, kur visuomenė dalyvautų. Įkūrėm švietimo tarybą, įkūrėm bendro ugdymo tarybą, ekspertų komisijas, kur ir mokytojai, ir mokslininkai kartu dirbtų, ir visuomenės atstovai. Visą tai palikom ir visą tai degradavo kažkaip. Programos keičiamos, bendro ugdymo tarybos mes negirdim, kur turėtų būti skirtingi mokslininkai ir turėtų būti nukreiptos kameros į juos, mikrofonai žurnalistų ir klaus, ką jūs čia darot, kaip tos programos keičiamos, dėl ko. Švietimo taryba kažkur posėdžiauja, Seime teko būti paskutinius metus, toks keistas jausmas. Tavi manipuliuoja ir tu nežinai, kokia paskirtis ten. Politikai manipuliuoja tom visom visuomeniniam nevatarybom ir ten irgi nieks nepareikalauja atsakomybės. Tai ten turi būti diskusijos, vykti rimtos diskusijos dėl švietimo visose tose institucijose. Bet jos visos tampa politikos įrankiais. Jos visos politikų tampa užvaldomos per ilgesnį laiką. Ir čia Lietuvos demokratijos tam tikra krizė. Kad kažkada kūrėmės, kad būtų demokratinė institucija ir visuomenė dalyvautų priimant visus sprendimus visose srityse. Ir dabar viskas sustabarėjo, viskas tapo tiesiog pakišta po kažkokio centralizuotų mechanizmų. Gal iš tikrųjų čia turi tokia visuomenės garsus žodis atsirasti, nes pavyzdžiui dėl tų klaidų, čia, ar ne? Aš įsivaizduoju, kad tas užduotis rengiantys žmonės, irgi tikriausiai perkami viešaisiais pirkimais, jie šiek tiek išvengia atsakomybės ir tą reikia pastebėti, todėl kad jų toks darbas kaip ir slaptas. Jie yra tokia truputį sakralizuota ta visa sistema, nieks negali jų matyti. Kadangi jų tos užduotys, kol atsiranda iki vaiko, reiškia, kad nenutekėtų, niekas neturi žinoti. Bet va šitas mechanizmas ir yra pagal mane labai kenksmingas. Gal ir yra, bet nesigirdi, turi būti kažkoks vertintojas ir to jų darbo turi būti kažkokia tai kontrolė, kad nebūtų taip kaip ta žydai. Aš girdėjau tą
komentarą, žmogus pamatytų, kad neatitinka tos užduotys jūsų galvotos, reiškia, išmoktų programų ir vadovėlių, ką vaikas iki to išmoko. Tai turi atsirasti kažkoks kontrolės, tai, sakau, mechanizmas, tai toks lyg tai aiškiausias būtų reikalavimas iš tėvų visuomenės ir ne tik tėvų, bet visų, kam labai rūpi švietimo sistema. O čia, man atrodo, negali likti abejingų, turėtų būti mažuma. Tai kažkaip gal ir mes galime pasakyti kažkokį Dar vienas tai dalykas, žodį. kurio mūsų valstybė nesuvaldo tiesiog. Ne, bet pavyzdžiui, va tą būtent tada pradėti nuo tos agentūros, kaip jis ten vadinasi. kad- Nacionalinė švietimo. Taip, agentūra. Taip. Taip. Taip, tėvas tai Kuri paleido. ruošia- O bet atsimenu, kaip kodėl neatsirado iš viso? Nežinau, bet, pavyzdžiui, kitas vienas dalykas, Kas ją užsakė? čia ne politinis, o toks techninis dalykas, kaip tai turėtų būti spręsta. Tačiau kompiuterinė programa, prie aprašymo būna uždaviniai, testai, kurie reiškia, specifikacijoje pridami testai gali būti, kurios turi tenkinti tą vykdtą programą. Tai ir mokymo programuose, kas yra mokoma, galėtų būti formuluojama per uždavinius, kurios sprendžia. Reiškia, uždaviniai egzaminų turi būti programoje prašyti, o ne kažkur skram dokumente. O šio programoje neslapti turi būti vieši. Mokinys žinot, aš per egzaminą spręsiu tokius uždavinius. Bent principai turėtų būti tie patys. Prie rusų buvo aiškiau, gavai knygutę, išmokai uždavinius nuo egzaminą ir viskas, raudonų diplomų buvo daugiau. Kolegos, žiūrėkit, tema neišsemiama, tikrai. Mes jau einam prie techninių dalykų, Jo. Alternatyvinė kursą. Alternatyvinė. Tema iš tiesų neišsemiama, bet diena be abejo yra su pabaiga. Tai kaip sakyt, padėkokim svečiui, tikrai dėkojam, kad... Ačiū Jums.